Cbet. Lošimo automatai. Lažybos. Stalo lošimai. Cbet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki visi, krepšinis net žiūrovai skaitytojai. Turim svečiuose Utenos Juventus direktorių, Utenos rajono savivaldybės kultūros ir sporto komiteto pirmininką. Ir švietimo. Atsiprašau labai, taip. Mano buvęs kolega, per mūsų bendrą darbą pamenu, tavo pirmas vaikas gimė šiandien, prisiminiau tokį faktą. Eimantas Kirsis, va, štai taip. Labą dieną. Sveiki. Kaip laikais? Gerai, nieko. Sakau, tik ką baigėm švietimo kultūros ir sporto komiteto posėdį, teko važiuoti į Vilnių. Dabar persijungti tą iš švietimo ir miesto problemų visų kitų į krepšinio aktualijas ir dabar galim diskutuoti apie krepšinį. Kaip tavo politiko karjera? Negaliu sakyti, visai įdomu. Visai įdomu, aišku, tas kaip čia pasakyti, tas mano politinis kelias gal nėra tas tikras toks politinis kelias, vis tiek tikri politikai yra tie, kurie dirba savivaldybėje nuo ryto iki vakaro, kurie sėdi ten, ta vykdančioji valdžia vadinama. Na, mes tokie, kaip sakant, labiau gal kokie 2 savaitės per mėnesį užsiimam tą veiklą, kai gaunam tarybos medžiagą, komitetai, daugumos, frakcijos ir taip toliau ir panašiai. Na, man gal kaip komiteto pirmininkui yra šiek tiek daugiau veiklos, nes reikia renginius tam tikrus nuvažiuoti, kažkur kažką. Bet čia visai įdomu, nežinau, sužinom, mes kaip tarybos nariai, ta prasme, sužinom daug įvairių aktualių problemų miesto ir visko. Šiaip nesigailiu, kol kas tikrai nesigailiu, kol kas man visai patinka tenai. Dar vieną dalyką, žinai, nepaminėjau, kad tu esi geriausias pastarųjų metų krepšinio vadybininkas, kaip jautiesi? Kaip čia pasakyti, aš tikrai niekada labai nesureikšminu tų asmeninių apdovanojimų, bet kad jie yra malonus, tai faktas, kad vis tiek buvo malonu, gražus renginys, pagerbė, pakvietė, išrinko kažkas, vis tiek galiu atiduoti kažkam kitam, bet aš gal sakyčiau, kad čia ne man tai yra svarbu, bet gal pačiam miestui aš atiduočiau duoklę, kad tikrai tiek pirmadienį, tiek antradienį daug žmonių susitikau, Utenoje eina, sveikina ir parduotuvės žmonės, kur daug jau Utenoje pažįstu, tikrai labai daug, bet kai kurių ir nepažįstu dar, tai nepažįstami žmonės, nuvežiau vaiką į darželį, auklėtojas sveikina. Taip, manau, kad čia gal, sakau, ne kiek man, kiek visam miestui, aš manau, kad visa Utena turėtų didžiuotis to, kad klubas gavo šitą apdovanojimą ir tai rodo, kad Utenoje dirba kompetentingi žmonės turbūt. Tai vėlgi, čia, aš mielai tikrai šitą apdovanojimą, jeigu man kas nors pasakytų šiandien, kad pergalė LKL ketvirtfinalį ar šitas apdovanojimas, aš tikrai paimčiau pergalę LKL ketvirtfinalyje. Net jau nekalbu apie medalius ar kažką, bet jau į top 4 išėjimą tikrai keičiu šitą apdovanojimą. Bet yra kaip yra. Bandysim ir tą padaryti. O kaip tu traktuoji iškoti čia etapą, nes jeigu žiūrėtumėm į šį sezoną, atiduoti Juventusui turbūt geriausia vadyba atrodo, Matai, taip, žinai. Žinot, ką tu laikai vadybą. Vėlgi, ar tai yra finansai, tarkim, ar tai yra visa organizacija, ar tai yra komandos komplektavimas, nes, aš nenoriu... Teoriškai turbūt didžiausia dalim turėtų būti komplektavimas. Bet ir ką tu ištakau, nes organizacija atidavė Žalgiriui. Bet komplektavimą gavo Neptūnas. Kaip jų ten vadinasi? Nežinau, bet mažai kągi pasiėmė. Jo. Kažkokia jo atsimti. Tai jeigu mes žiūrim į tą komplektavimą, tai taip, turbūt gal ir atrodo keistai, bet jeigu mes žiūrim į tą vadybinę pusę, tai aš iš savo tos pusės, iš vadybinės pusės tikrai stengiuosi Utenoje padaryti taip, kad nei ten atlyginimai vėluotų labai, kad žmonės turėtų geriausias sąlygas gyventi ir taip toliau ir panašiai. Tai čia gal reikėtų atskirti turbūt tą komplektavimą, nes aš, aišku, turiu kaip klubo vadovas prisimti, kaip direktorius prisimti visą atsakomybę už visus sprendimus, bet komandos komplektavime, šiais metais, pavyzdžiui, daugiausiai dalyvavo sporto direktorius. Tai nesakau, kad mes nediskutuodom, kad nekalbėdom, bet aš daugiau dėlioju tos kitus dalykus klube. Nustebai šiaip, kad gavai tą apdovanojimą, ar ne? Kažkiek taip, kažkiek ne. Tai be abejo kažkiek nustebau, bet
jaučiau, kai antroji eilė pasodino, jaučiau, kad ne šiaip sau tenai mane pasodino. Kiek komandų šiaip atsivežėte tą renginį, nes žinai, buvo kas atsivežė daugiau, buvo kas mažiau, yra kieno žaidėjų išsivažinėję. Kvietėm tikrai visą organizaciją, aš tikrai norėjau, kad važiuotų kuo daugiau, aš buvau sugalvojęs tokią mintį juos vežti, pasamdyti autobusą, paimti šiek tiek užkandžių, kažkokį padaryti, kažką tokio. Tai aš šiek tiek nustebau, nes man labai keista, kai ypač, gal nesakau, kad personalas, nes personalo didžioji dalis buvo, bet kai mūsų žaidėjai skundžiasi, kad Utenoje nėra ką veikti, kad nuobodu ir taip toliau ir panašiai, bet kai jiems yra pateikiamas toks pasiūlymas važiuoti į tokį renginį ir taip toliau, jie staiga atsisako, nes jie čia taip norim namuose pabūti. Na, jų reikalas. Tai tik paskui, kai kitą kartą skūsis man, kad nėra ką veikti Utenoje, tai aš turėsiu kontrargumentą. Tai kiek atvažiavo žaidėjų? Tai lietuviai suvažiavo. Žygis buvo Šaras, kas dar buvo, Sederevičius buvo, Justinas buvo, tai 4-5. Kukliai. Porą rinktiniai. Na jo. Jaunimas negalėjo, nes turėjo RKL rungtynės. Tai irgi nepavyko, nes jie žaidė, tai nelabai kas ir liko. Tai legionierius. Legionierių tik ir trūko, taip. Tuos, kuriem labiausiai veiklos trūksta. Taip, tiem, kuriem labiausiai trūksta veiklos. O iš tavo kaip komandos atstovo perspektyvos reikėjo iš to renginio sezono vidurį, ar ne? Na, kad tokio renginio reikia, tai aš sutinku tikrai. Nes aš, pavyzdžiui, buvau už tai, kad nebūtų naikinamas uždarimas sezono. Ar balsau prieš tą vietą, nes dabar ar tas pats tinkamiausias laikas toksai, kaip, žinot, aš kai anksčiau būdavau, anksčiau reikėdavo tokias metinės finansinės ataskaitas tvirtinti savivaldybė kiekvienais metais būdavo. Ir aš kaip klubo direktorius einu į savivaldybę, į tarybą, kurioje dabar aš kitoj pusėje su barikadu, bet dabar ir tvirtinti nebereikėjau, ten pasikeitė įstatymai šiek tiek nuostatų. Bet būdam tos metinės finansinės ataskaitos tvirtinamos sausio mėnesį, ten sausį turi priduoti, ten man atrodo sausio taryboje jas tvirtina. Tai pas mus visada būdavo minusas. Nes tai yra sezono vidurys ir mums aišku, kad pinigų srautai nesutampa tuo metu ir tos metinės finansinės ataskaitos visada būdavo minusinės. Ir kiekvienais metais, kiekvienoje taryboje vis tiek atsirasdavo koks nors vienas žmogus, kuris klauso, o kodėl čia minusas? Ir tu jam tą patį, vėl per tą patį turi aiškinti dėl to, kad sezono vidurys, kad finansiniai srautai nesutampa, kad taip, kad didžiosios dalies prekių ir viso mums reikia sezono pradžioje, o paskui mes ten dalinam mokėjimus ir taip toliau. Tai va čia labai panašiai gavosi ir su renginiu, kur dabar labai sunku suprasti, ar čia metų, ar sezono. Jeigu sezono, tai šio. Jeigu gal praeito tada, nes kaip ir praeitas, nes kaip ir aliaus praeitą. Tai tas renginys viskas tvarkojo ir jis tikrai buvo labai gražus ir tikrai visi pasipuošė gražiai viskas. Bet ar laikas buvo tinkamiausias? Na, sunku pasakyti, čia turbūt kaip pirmas blynas galima turbūt visada padaryti geresnį ir išdirbti. Aš visgi būčiau už tą klasikinį modelį daryti tokius renginius sezono pabaigoje ir kad tai būtų konkrečiai sezono. Taip, galbūt ten išvažinėja, kaip sako, legionieriai ar kažkas nori skuba namo, bet ir šiame renginį nebuvo visų žmonių, kaip mes ir kalbam net ir apie mūsų komandą. Vis tiek nebuvo visų, kažkas buvo rinktiniai, kažkas nevažiavo, kažkas neatvažiavo. Tai aš biškai linkčiau prie panašaus tipo renginio, viskas tikrai gražu, bet sezono pabaigoje, kad visiems būtų aišku viskas, už ką, kaip, kas ir kodėl. Turėjom tą FIBA langą jau prie pabaigos rungtynės. Realiai, kai paleisiu podcast'ą, turbūt bus įvykusios po lango tos pirmas rungtynės. Kai praėjo tas langas Utenoje, padirbėjot rimtai. Jis prasidėjo tai labai skambiai su Ereliku. Prasidėjo tai labai skambiai, kur aš labai tikėjausi, kad pagaliau po pergalės prieš Šiaulius, sako, atsigėliau ryte ir sakau, dabar ramybė galvoje bus. Pailsėsiu ramiai, važiuosim į baseiną su šeima, pasivaikščiosim, pailsėsim biškai. Tai prasidėjo ramiai, o šiaip tai, ką mes turėjom tik tai 2 laisvas dienas, nes treneris norėjo įvedinėti savo sistemą, savo viską, tai tikrai dirbom daug ir praktiškai, jeigu kiti turėjo 3, 4, 5, netgi girdėjau, kai kurie klubai laisvas dienas, tai mes turėjom tik 2, tai mes praleidom darbingai. Tiek žaidėjai, tiek mes ofise ieškodami žmonių į komandą. Šiaip, kai nusprendė darytas permainas trenerių štabe, tu taip primetei savo galvoje, kad tas langas gerai čia išpuola, kad bent jau per jį kažką bus galima daryti, negu ten, žinai, kažką keis po to, kai jau tada nėra laiko, ar nebuvo visiškai čia joks argumentas? Vienas iš argumentų, taip, bet jeigu nebūtų lango, vis tiek būčiau sprendimą turbūt tokį daręs.
Tai tas langas tik tai, kad jisai išėjo šiek tiek, sutapo taip, kad mes turim tokį laiką padirbėti, šiek tiek pakeisti kažką, bet tai nebuvo susijęs su langu konkrečiai. Kokį progresą šiaip matai per tą laiką, kaip komanda pasikeitus, kas pasikeitė, kaip tavo akim atrodo? Drausmė visų pirma turbūt. Visų pirma tai yra drausmė, nes Kęstas iš tikrųjų labai griežtas toje vietoje, tikrai labai toks viską sudėliojantis į savo vietas ir jo žodis yra absoliučiai paskutinis. Ir tas treniruočių procesas toksai, jisai yra tikslesnis, gal pasakyčiau, taip, toksai. Aš nesakau, kad Vytas to nedarydavo, Vytas irgi turėjo pakankamai daug drausmės visko, bet, prie Kęsto, kaip sako, kaip kirvinų kirsta, jokių šypsenėlių, jokių atsikalbinėjimų, jokių ten kažko, tai pasakė, daro, nedaro, gauna velnių, tada daro dar kartą, vėl nedaro, vėl gauna velnių. Ir taip darom, kol padarom. Tai pamatysim, kol kas labai sunku spręsti, kol kas mes sprendžiam apie vienas rungtynes Šiauliuose, nes tos rungtynės Kėdainiuose turbūt jų negalim čia skaityti, ten viena treniruotė tik buvo, tai ten nieko labai nepasikeitė. O dabar mes pamatysim, nuvažiuosim į Jonavą, kaip sakai, kai išleisi podcast'ą, turbūt žinosi, kaip bus. Kame tas drausmės trūkumas prieš taip atsispindėdavo? Tai sakau, kažkokios šypsenėlės, kažkokie atsikalbinėjimai atgal. Aš ten stengiuosi labai... Bet šiaip Vytas nėra tas, kur labai atrodo užsileistų taip ant galvos. Nėra, bet Vis tiek patestavo, ne, žaidėjai? Be abejo. Aš aišku, ten labai nenoriu lysti dažniausiai tą treniruočio procesą, aš kartais ateinu pasėdėti salėje, bet dažniau aš nueinu kažkur į VIP zoną, ten atsisėdu už stiklo, kur nesimato, kad pažiūrėčiau, kaip tas procesas vyksta, kaip jis atrodo, kad neblaškyti nei dėmesio, nei žaidėjim, nei treneriam. Tai matydavosi tas labai ir man tas nepatiko, aš aišku, pirmiausia bandžiau žaidėjus kažkaip atvesti į doros kelią ir daug pokalbių buvo šiemet tikrai ir gražių, ir piktų, ir ten keiksmažodžius teko ir kokius moku, ir rusiškus, ir angliškus, ir kokių tik tai ten kartais, kai užsiusdavau, bet nepadėjo net ir tas. Man tas šiek tiek keista buvo. Ir tie mano pasakymai spaudoj, irgi tos antraštės skambios, tai aš irgi taip bandžiau žaidėjus, Prisikast? Čia nėra taip, kad aš atsistojau, sugalvojau bileką ir kalbu bileką. Tai aš tiek pagalvoju daugiau mažiau kalbėdamas, ką pasakyti. Ir aš tikrai tikėjausi, kad net ir tos antraštės, kažkokias žaidėjų ambicijas sujudins, kad jie pradės mąstyti kažkur kitaip, šiek tiek kita kryptim. Bet aš nežinau, ar tas padėjo, ar tas pavyko, nes nuvažiavome į Kėdainis, po to mano straipsnį ir vis tiek pralaimėjom. Tai nežinau. O feedbackų negirdėjai žaidėjai, kaip jie reagavo, kur tu kontekstui, tai Lukui Katiliai buvai pasakęs, kad jeigu čia mums reikia autoriteto, tai gal Taip. Čia kvailėjo, kai kurie komandai čia iš vis neturi būti. Taip. Tu girdėjai feedbacką, jie kažkaip reagavo ar visiškai nieko? Aš į Rūbinę senai nelendu į Rūbinę ir aš ten nesiklausau už durų su stiklinė ar prie sienos pridėjęs, ką jie ten kalba. Bet aš girdėjau, kad kai kurie žaidėjai buvo nepatenkinti, buvo įsižeidę šiek tiek ir aš labai džiaugiausi. Aš labai džiaugiausi, kad jie buvo įsižeidę, nes man toks tikslas buvo. Taip, būtent, aš tikėjausi, kad jie parodys tada ambicijas, kad jie prieis ir galų gale parodys, kad mane, tu kalbi nesąmonės, kad tu pats toks, žinai. Bet mes nuvažiavome į Kėdainius ir vis tiek pralaimėjom. Tai... Gal jie pagalvoja, kad tu durnas? Tai gal ir pagalvoja, tai tegu galvoja, gal ir durnas. Kaip manai, čia Vyto amžius turėjo įtakos, kur čia, žinai, toks apkalbų objektas, autoritetas, neautoritetas, bla bla bla, kad čia, žinai, šnekėjom, kad turėtų amžius teoriškai nebūti faktorius kažkoks ir patirtis, bet turbūt čia gal saviapgaulė kažkokia dažnai gaunasi, nes žaidėjim čia taip gal atrodo. Tai kaip tau... Bet čia vėlgi, tai yra toksai kvailokas mąstymas. Bet ar jo nėra, ar yra? Aš manau, kad jis buvo kažkiek, be abejo, kad jis kažkiek buvo, bet tai yra nesąmonė, jeigu žmogus daro darbą atsakingai, daro darbą gerai, kodėl, tai čia va tą, ką aš ir sakiau, ar tikrai reikia būti autoritetu, jeigu tau liepia treneris nubėgti nuo taško A iki taško B, tai tu bėgi pusę jėgos dėl to, kad treneris man ne autoritetas. Ne, tai tu nubėgi nuo taško A iki taško B ir jeigu neišeis kažkas, tada yra mano problema. Tada aš turėsiu išspręsti šitą problemą, ką daryti su to treneriu, nes jo metodai neveikia. O dabar, kai treneris pasako daryti taip, žaidėjas daro tą pusę jėgos ir tai neveikia,
Tai aš negaliu žinoti, ar tai yra trenerio problema, ar tai yra žaidėjo problema. Tai man tas toksai pasakymas, na nežinau, tai pas mums, pavyzdžiui, tenoj, tarkim, į savivaldybę atėjo dabar didžioji dalis valdžios yra jauna. Administracijos direktorius už mane jaunesnis, turbūt ten kokiais, nežinau, kiek ten tų metų. 10, gal mažiau, šiek tiek. Tai ką dabar daryti? Tai miestas turėtų griūti, taip, nes tada visi turi jo neklausyti. Bet kažkodėl dirba, jie randa sprendimus ir daro ir viską padaro. O sportai jau ne. O kodėl ne? Tai jeigu treneris yra turintis pakankamai kompetencijos, koks skirtumas, koks jo amžius, kiek jam metų. Tai aš va šito niekada nesupratau ir aš nesuprasiu, kodėl reikia kažkam kažkokio autoriteto, kad padarytų savo darbą. Tai mes atėjom, aš Hebrai Rūbinėje esu sakęs ne vieną kartą. Sakau, mes padarykim darbą. Ką mums reikia, aš būsiu pirmas, kuris jums į Rūbinę alaus atneš. Mes padarykim darbą. Bet kažkodėl nelabai tas veikia dažniausiai. Tai nežinau, aš šito nesuprantu, sakau, ir man tas keista. Ir man tikrai toks, na, ta Vyto situacija tokia buvo keista tokia šiek tiek. Aišku, aš mečiau šiek tiek akmenėlį ir jūsų dar, žiniasklaidos dar. Nu, davai. Parazitai šitie, ką jau. Ne, aš taip nesakiau. Bet vėlgi tie visi podcastai, tiek viskas, tie linksniavimai, kad Vytą reiks keis, kad Vytą vis tiek reiks atleis, kad Vytas vis tiek čia... Ne dėl to, kad reiks, buvo, kad realiausias kandidatas. Nesvarbu, bet tie visi dalykai tokie, ten, tai gynyba bloga, paskui jau gera. O tai gera buvo? Buvo, kokia buvo, mes dar iki 8... Tai ir Kęstas atėjęs baisėjus gynybą. Iki 8 turo mes buvom antri po Žalgirį pagal praleidžiamus taškus. Bet aš ne apie tai kalbu, bet aš kalbu apie tai, kad tie žmonės, jie klauso. Jūs galvoja, kad neklauso, visi klauso, žaidėjai klauso, visi klauso. Ir jie paklausė, tai jie įsideda į galvas, kad iš tikrųjų gal čia silpnas tas treneris, tai ką čia dabar, tai vis tiek čia sakė, visi kalba apie tai. Bet blemba, jeigu tu taip viską įsidėsi į galvą, ką kažkas šnekant, tai labai sunku gyventi šitą darbą dirbant. Bet jie dedasi. Bet tai čia jų problema. Taip, problema, bet ta problema paskui perauga į kitas problemas. Tai taip, yra tas, tai toks, žinot, aš gal, taip sakau, aš nenoriu kritikuoti tų kolegų, jau didžioji dalis tai yra mano kolegos, mes dirbom kartu to internetinėje žiniasklaidoje ir aš tikrai labai gerai puikiai sutariu, bet kartais aš net būdavo kai kuriem ir paskambinu po podcast'o, prašau, sakau, kam jūs kalbat, tai, ko jūs nežinot, jūs geriau man paskambinkit. Aš visada keliu telefoną visiems gyvenime nėra, kad manęs kažkas nepagautų. Tai jūs paskambinkit prieš podcast'ą, pasiklauskit, kaip yra. O tada jau jūs eikit kalbėkit. Kam dabar kalbėti tai, ko nėra, ir paskui aš turiu skambinti ir sakyti, žiūrėk, nebuvo taip. Kokių tu nesąmonių girdėjai, kur tu manai, kad buvo kažkaip neteisinga? Nenoriu dabar čia pavyzdžiais vardinti, bet jų tikrai yra. Ir tikrai ten kokių apie dėrybas, kokias su žaidėjais, apie nutraukimus sutarčių, kur paskui ištraukia kažkokių gandų, kažko tai ten... Tas, kur nekokybiškas paslaugas teikia žurnalistas, irgi ateina, išgirsta kažką, paskui eina, ten perpasakoja. Tai dėl to ir nekokybiškos paslaugos. Ne, Vaidas viskas gerai. Ne, Vaidas. Bairis, taip. Vaidas yra Vaidas. Tai tiesiog kartais, tiesiog jūs turit suprasti, žurnalistai, žiniasklaida, ypač tų podcastų, su kokia didelė įtaka jūs turit ir kokią didelę galę jūs turit, nes, jūs klauso daug kas, pavyzdžiui, tikrai... Bet ar žaidėjai dėl to, manai, jeigu čia visi šnekėjo, kad tuoj busas, gal čia pirmas atleistas įtikėjo? Tai yra viena iš sudedamųjų dalių. Nes aš sakau, pavyzdžiui, mieste aš tikrai daug bendrauju su žmonėmis. Tai einu ir su fanais, tikrai susitinku, ten miestelis mūsų nedidelis. Visi vienas kitus pažįstam ir tikrai viena iš dažniausių temų būna, tu girdėjai, kaip sakė per podcastą tas ar tas. Tu girdėjai, kaip sakė tas ar anas. Va taip pasakė. Tu žinai, mes jau čia pasirašysim greit sutartį su kažkuo. Sakau, žinau. Tai va, bet čia toks lyrinis nukreipimas, gal šiek tiek sakau, kad tas spaudimas buvo didelis nuo sezono pradžios visai organizacijai ir man labai gaila, kad mes čia neatlaikėm. O kaip žaidėjai reagavo, kai tu sakai, tas Keiksmažodžių tiradas buvo irgi paleidęs keletą kartų, jie tai ką šaltai? Niekaip. Ar jie gal kažkas pripažino, kad man, pavyzdžiui, treneris ten netinka? Niekaip jie nereagavo, jie sėdėjo nuleidę galvas dažniausiai, nes dažniausiai aš kalbu monologais, tai aš visada norėčiau, kad jie įsikištų, bet tai čia yra antras sezonas iš eilės, kai mes praktiškai, kiek aš esu tų pokalbių turėjęs, jie visada vyksta monologu. Tai, aišku, blogai čia? Žiūrint iš kažkokios pusės. Jie akis nešoka, vadinasi, gerbė kažkiek, bet iš kitos pusės aš norėčiau diskusijos visada.
norėčiau diskutuoti apie tai, kas yra blogai komandai. Ir aš dažnai, kai jau būnu netoks įsiutęs, nors aš stengiuosi tikrai įsiutęs neiti į Rūbinę, aš po rungtynių beveik niekada neinu į Rūbinę, nei po gerų, nei po blogų. Bet čia buvo sezonė atvejs, kai jis sakė visi čia, kai Eimantas jau nuėjo po kažkurių Rūbinę. Taip, buvo po Klaipėdos Neptūno rungtynių. Tai Kilnojos ten stogas biškį. Šiek tiek. Bet aš stengiuosi tikrai neiti ant karštų bet jeigu aš kartais nueinu, dažniausiai mano pirmas klausimas būna, Hebra, kaip aš galiu jums padėti? Kaip aš galiu jums padėti? Jeigu jūs turite problemų, tai mano telefono numerį jūs visada turite, o kabinete aš būnu nuo ryto ten, nežinau, 8:30 iki vakaro 5-6 ar ilgiau. Jeigu jums reikia mano pagalbos, prašau ateikit, aš visada padėsiu. Jeigu aš galiu išspręsti šitą problemą, aš visada ją padėsiu išspręsti. Bet jeigu jūs pas mane neteinat ir paskui sakot, kad mes nežaidžiam, nes mes turime tam tikrų problemų, tai yra ne mano problema tada. Jūsų problemos yra nebe mano problema. Tai... Nors vieną produktyvę kažkokią diskusiją su žaidėjais turėjai, kur tau išdėsti, pavyzdžiui, kažkokius argumentus, kas negerai, kas netinka, nepatinka, nežinau. Mažai tokių diskusijų yra, iš tikrųjų mažai, daugiausiai tų diskusijų, jeigu ir būna, tai jos tada būna individualiuose pokalbiuose, bet ne komandinėse, ne bendruose pokalbėse. Pernai turėjom vieną pokalbį Rūbinė irgi, bet tada amerikonai daugiausiai pradėjo ten TJ ar Skučis, jie daugiau iškėlė tam tikras problemas, tam tikrus klausimus, nes tų pokalbių, jūs negalvokit, kad čia tie pokalbiai yra šiemet kažkokia naujiena, tai mes jų turim tikrai ir pernai turėjom labai daug. Tai jie vyksta nuolatos, bet daugiausiai vis tiek tos informacijos yra tos individualiuose pokalbiuose, kai tu sėdi su žaidėju vienas prieš vieną ir tu kalbi, tada bandai spręsti tai, kas jam neduoda ramybės ar kas yra jo galvoje. Tai būna tų diskusijų, būna, pasako tos, bet tai pasiteisim, ar tie argumentai dažniausiai jie tokie, tie patys per tos pačius. Nuobodu, miestas mažas, depresija ar kažkas. Keistai skamba nurašinėti pralaimėjimus ar kažkam, ne? Aš gal pasakysiu, ne kiek keistai skamba, aš pasakysiu tokį vieną dalyką. Aš galvoju, kad tie žmonės, krepšininkai konkrečiai, bet aš nekalbu apie savo dabar komandą, taip, aš kalbu dabar apie apskritai tos LKL lygio krepšininkus. Įvairių komandų, gal ne tų top, bet tų įvairių komandų. Aš galvoju, kad jie gyvenime vėliau tik supras, kokie laimingi buvo žaisdami krepšinį. Nes tikrai jie dabar gauna gyvenime viską. Jie gauna tikrai gerus atlyginimus. Aš žinau kaip kitur, bet Utenoj stengiamės mokėti tikrai laiku, ten tie vėlavimai yra simboliniai, diena, kelios dienos ir taip toliau. Jie gauna butus, bent jau aš Utenoje susirinkęs tikrai geriausius butus, kokie yra Utenoje, aš jau geresnių butų praktiškai nebegaliu rasti, nes, nežinau, tegu nors vienas pasiskundžia gyvenimo sąlygom. Kiek įmanoma stengiamės ir tos automobilius duoti, tikrai tiem žaidėjams pagal kontraktus, taip, gal jie nėra patys geriausi, bet vis tiek mes duodam, užtikrinam jų techninę priežiūrą ir panašiai. Tikrai visi turi visą ekipiruotę aprangos, praktiškai nuo galvos iki kojų, kai didžiausia problema tampa išrinkti kėdų spalvą ar dar kažką panašaus, bet jie turi tikrai ir striukės, treningai, liemenės, ten tašės, viskas, ko tik reikia jau, viską jie turi. Medicinos priežiūra, aš manau, yra užtikrinta tikrai Utenoj, pavyzdžiui, mes turim fantastišką tiek kineziterapeutą Aurimą, tiek fizinio parengimo trenerį Mindaugą, kurie tikrai yra absoliutus profesionalai savo darbo ir praktiškai nuo ryto iki vakaro mūsų žaidėjai gali nueiti tiek į Aurimo saloną, tą sveikatingumo centrą, tiek su Mindaugu į treniruoklių salę, visada, kada nori, gali tikrai viską. Mes turim praktiškai užtikrinę visą papildų, medikamentų, vitaminų, visą vitaminizaciją, viską, ko tik reikia. Tikrai ten aš į tai per daug nesikišu, bet fizinio treneris, ką man sudiktuoja, aš tą užsakau, arba jis pats užsako, man tik sąskaitą apmokėti belieka, bet tikrai turim viską padarę, proteinai, ko tik reikia, daugiau mažiau viskas tikrai yra. Ir po to, kai tu visą tą gauni, ten išvykos rungtynės vėl, dabartinis naujas generalinis sekretorius čia tiek metų bandė pramušti, kad maitintume išvažiuodami iš išvykos rungtynių. Tai pripažįstu, ne visur didžiuose miestuose tikrai staptelim kur nors ten greito maisto kažkokiuose, bet mažuose miestuose tikrai visada yra į autobusą parūpintas šiltas maistas, vištiena, ką ten jau kas nori ir taip toliau ir panašiai. Kartais net po 2 kartus, kai važiuojame į kokius telšius, tikrai stojam ir pietų, ir vakarienę, po to po rungtynių, nes kelionė ilga. Tai, žodžiu, jie viską turi. Ir kai jie viską turi, jiem dabar problemos atsiranda ten, pavyzdžiui,
tai miestas per mažas, internetas per lėtas, ten 10... Internetas Lietuvoje per lėtas? Taip, yra mūsų vienas amerikietis, kuris nesiniai išvažiavo, jis skundėsi visada, kad jam internetas per lėtas, nors tą būtą nuomui gal 3 metus ir visiems tiko, o jam per lėtas. Ten po to kažkokių naktinių klubų nėra, ar ten tokių, žinot, pradedi ieškoti tokių, kai tu neturi prie ko prisiknysti. Aišku, aš čia tą kitą žodį norėčiau pavartoti, bet vis tiek turbūt ir jaunimą žiūrės, nelabai noriu. Tai kai tu neturi prie ko prisiknysti, tu pradedi prisiknysti net per tokių dalykų ir tada ateini, man čia nepatinka, man čia depresija, matai, čia miestas mažas, ten saulė teka ne per tą langą, kuriam aš noriu. Tai jie kai baigs karjeras, nes didžioji dalis, aš nenoriu gingdėvi žaisti žmonių, taip, bet didžioji dalis jų turbūt tikrai neužsidirbs tiek pinigų, kad galėtų atsidėti visam likusiam gyvenimui arba investuoti. Tačiau realybė čia neišėdimas. Taip, geriausiu atveju turbūt gal kokį būstą gali nusipirkti už tos pinigus, kiek gauna. Kas irgi aišku yra gerai, bet tai nebus gyvenimo užtikrinimas kažkokio. Ir jie tikriausiai didžioji dalis iš jų nepasieks tiek po to, nes tau prabėgs 35 metai, kur tu ateisi nuo nulio greičiausiai. Tai jie tikrai nepasieks tiek, kad įkurtų didžiulius savo verslus ar užimtų kažkokias labai aukštas vadovaujančias pareigas. Vadinasi, jie turės dirbti taip, kaip dirba dabar kokie 85% Lietuvos žmonių, ar ne, nuo algos iki algos. Ir kai tau reikės išmaitinti vaikus, kai tau reikės prižiūrėti butą, mokėti mokesčius ir visą kitą už kokį, 1,5 tūkstančio ar daug dievė 2 kokius, tada tu suprasi, kokie laimingi jie buvo žaisdami krepšinį. Ir kaip jie viską turėjo ir kaip jie neįvertino to, ką turi. Tai Hebra turėtų šiek tiek, kaip čia pasakyti, mėgautis tuo, ką daro dabar, nes tie metai prabėgs labai greitai. Ir jie kai prabėgs, tada jau jie turės problemų, duok dievė, kad ne, bet jie turės tam tikrų problemų, su kuriomis susiduria kiekvienas nuolatinis, kasdienis žmogus. Tai toks mano, čia, nežinau, net klausimą pamiršau dabar, ko tu klausai. Čia tokia, sakykime, filosofinė tema. Taip, šiek tiek. Nukreipam. Sakai, žaidėjus veikia tos kalbos podcastuose, o Vytą veikia? Manau, kad taip, šiek tiek. Aš manau, kad Vytas neturėjo laiko, atvirkščiai, neturėjo laiko dėtis labai visko į galvą, bet vis tiek tai yra aplinka. Tai yra aplinka, žmonės, tėvai, giminės, draugai, kurie perteikia po to tą informaciją, tu gali atsiriboti kiek nori. Žinot, aš, pavyzdžiui, nelabai mėgstu tų komentarų skaityti, aš praktiškai juos nelendu, nes, jeigu aš grįžčiau ir pradėčiau skaityti komentarus apie save, tai būtų, bet aš matau, kaip veikia tam tikrus žmonės, mano šeimos narius, mano draugus, kurie, žinai, tu matei, kaip ant tavęs ten, nemačiau, koks man skirtumas. Ne, bet tu žinok, čia tai veikia turbūt vis tiek ta aplinka, kažkiek ir aišku, kad Vytui buvo sunku, faktas. Nes mes čia turėjom vieną tokį pokalbį, tai sakom, mane atleido, kai aš nei vienos treniruotės nebuvau pravedęs, jau mane daug kas atleido. Taip ir taip veikia kažkiek. O su Vytu daug tų asmeninių tokių pokalbių turėjot ieškant tų problemų ir sprendimo būdų? Turėjom ir toliau turim. Yra tų pokalbių, tai Vytas yra tikrai, aš laikausi savo nuomonės ir aš jos laikysiuos ir toliau. Vytas yra tikrai gero lygio treneris ir jisai bus kažkada gero lygio treneris ir jūs neįsivaizduojate, kaip man skaudėjo širdį, kalbant tą pokalbį su Vytu. Tai man tai buvo turbūt vienas sunkiausių pokalbių gyvenime, iš tikrųjų. Bet yra kaip yra. Bet aš manau, kad Vytas tikrai ateityje, jis turi viską, kad jis būtų gerų trenerių. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jis liko klube. Ir aš tikrai norėčiau, kad jis mūsų klube dirbtų toliau ir ilgiau. Kaip čia pasakyti, ir aš tikrai neatmetu, kad mes jam duosim dar vieną šansą kada nors. Tikrai neatmetu tokio variantą. Šiaip atsuktum laiką į vasarą, darytum tokį patį sprendimą? Visų pirma, pradėkim, kad tai sprendimas nėra vienas mano. Aš nekviečiu trenerio ar nedarau, tai yra klubo valdyba, yra klubo dalininkai, kurie priima sprendimus ir mane... Galima nekelt kandidatūros. Pradėkim nuo to, kad tuo metu, kai mes paskyrėme ir trenerį, direktoriam dar buvo Gintas. Tai žinai, tai viską karėm tiesiog ant Ginto? Ne, nekarėm nieko. Tai čia nereikia nieko karti. Aš tikrai nematau čia didelės problemos. Sprendimas tuo metu buvo logiškas, geras ir aš labai tikėjausi, kad jisai pasiteisins ir man labai gaila, kad taip nutiko. Nes mes galbūt, aš netgi sakyčiau, kad mes galbūt prašom kai kurios vietos komplektacijų, o ne treniravime. Jeigu mes būtume komplektacijos susidėlioję tam tikras vietas šiek tiek skirtingai, aš manau, kad viskas galėjo būti visiškai kitaip. Jo labiau, kad mes ir tų rungtynių kiek pralaimėjom, pažiūrėkit, su Jonava žaidžiam 2 sekundės lygų, Orelikas meta 2 baudas, įmesk vieną,
laimėm rungtynės, nu, ką tada Vytas jau geras treneris, ar kaip. Su Šiauliai žaidžiam, turim plius 16, pralaimėm, Vytas blogas treneris, nu, būtume laimėję, būtume nepadarę 2 kartus baudų ant tritaškio ir negavę Ulecko 3+1, turbūt būtume laimėję rungtynės, nu, Vytas būtų jau geras treneris. Tai čia, žinot, daug smulkmenų susideda, kartais reikia ir sėkmės tokiam dalykė sportui, irgi reikia sėkmės, o mes šitoje vietoje sėkmės neturėjom, bet vėlgi aš nenoriu čia teisintis, buvo daug tų niuansų, taip buvo ir problemų, viskas, aš tikrai nesakau, kad čia Vytas idealus treneris buvo ir viskas, taip buvo problemėlių, buvo tam tikrų ir situacijos nevaldymų ir visko, bet tai yra jaunas treneris, tai aišku ir patirtis, kaupimasis, bet tiesiog, yra kaip yra. Mes priėmėm tokį sprendimą, bet aš sakau, džiaugiuosi, kad Vytas liko organizacijoje ir aš vis tiek ateityje matau tikrai stiprių trenerių. Čia žiūrėjau, kad žinai, sukęstų per 5 minutės nebuvo strata. Kas tai buvo paskutinis toks mintyse, žinai, lašas, kur supratai, kad nebeišvengiama ir reiks kažką daryti? Pralaimėjimas Šiauliam namuose. Ką matai? Tai buvo tas toks dalykas, kur jau, aš nemeluosiu, aš tą patį vakarą paskanau kęsti po pralaimėjimo Šiauliams. O tau nebuvo dvigubai sunku ir dėl to, kad tu stoji mūrų visą laiką už Vytą maksimaliai, tiek kaip mes šitikim, kaip pasitikė ir juo, ir čia visi pasitikė, ir, žodžiu, čia sprendimas geras, teisingas, ir dabar tu realiai turi pripažinti, kad ir tu savotiškai nesuklydai prašovai. Tai nebuvo dar dvigubai sunku. Aš negaliu suklysti. Ne, tai gali. Aš negaliu suklysti. Bet tiesiog turiu omeny, kai samdaisi jauną trenerį, vis tiek atrodo, tai supranti rizikas, supranti, kad gal ir kredito reikia, ir laiko reikia. Aš nesitikėjau, kad tiek bus daug spaudimo. Iš tikrųjų, nesitikėjau, kad tiek bus daug spaudimo tiek mums, tiek Vytui, tiek visur, ir mieste, ir Utenoje, ir tikrai, matai kaip, aš grįžęs po pokalbio, aš dabar neatsimenu, ar po pokalbio, ar su Vytu, ar prieš tą dieną su žmona atsėdėm ir sakau, mes dabar sėdim valtyje, kuri po truputį leidžia vandenį. Ir mes turbūt nenuskęsim, sėdėdami toje valtyje. Mes greičiausiai nenuskęsim, nes vis tiek, aš netikiu, kad mes galėtume būti paskutiniai šiais metais. Ten su tokia sudėtima, aš žinau, kad ir kas ten treniruotų, mes turbūt nebūtume paskutiniai. Bet tu sėdi toje valtyje, tau leidžia tą vandenį, koja šlampa, šalta darosi, nemalonu. Tai sakau, blemba, gal reikia pabandyti pakeisti tą valtį. Pažiūrėti, kaip bus tada. Nes aš, kaip pasakyti, aš toj vietoj taip skaudu ir taip ir sunku ir man pačiam buvo, kad tas sprendimas nepasės viską, bet aš galvoju, kad jeigu aš viską paliksiu taip, kaip yra dabar ir mums nepasiseks, aš paskui save griaušiu visą laiką, kokias 3 mėnesius vasarą, kad aš nepabandžiau padaryti kažkaip kitaip. Jeigu mums nepasiseks dabar, aš galėsiu sakyti, kad aš padariau viską nuo savęs, ką aš galėjau, nepavyko. Vadinasi, kažkur suklydom daugiau, kažko reikia kažkur kiteliuoti. Tai toksai sprendimas, kur sunkus, aš sakau, aš kaip ir minėjau prieš tai, pokalbis su Vytu man buvo vienas sunkiausių gyvenime tikrai. Vynas kimšai grįžęs namo? Tai nereikia grįžti namo, tai yra ir arena tokia dalyka, tai nereikia čia namo grįžti. Bet to aš nesu didelis vyno mėgėjas, tai ne, vyno nesikimšau. Tai bet tai yra sprendimas, kurį reikėjo priimti ir viskas. Ir mes vertėm naują puslapį ir dirbam toliau ir tikrai tos pirmos kelios dienos gal buvo tokios sunkesnės, bet dabar mes tikrai turime tą pakankamai gerą atmosferą ofise ir su to pačiu Vytu ir visi susidirbom vėl su savo rolėm ir aš manau, kad mes tikrai pajuokavome, mes tikrai turim pakankamai jauną kolektyvą, net ir Kesas dabar to kolektyvo nesugriovė to jauno kolektyvo, nes jis turi tikrai pakankamai gerą humoro jausmą, tai mes tikrai turim smagią kompaniją, smagų gerą kolektyvą, tik tai mums reikia dabar viską pasukti šiek tiek kitą vagą, kad mes, nepaisant tų visų negandų ir tų visų tokių nesėkmių šį sezoną ir tokių netikėtumų, kaip Oreliko netikėtumas, kad mes vis tiek išvairuotume tą komandą ten, kur mes jau norim būti. Bandysim, turim dar laiko, gal ir gerai, kad tas sprendimas yra dabar, o ne kokį nors ten kovo mėnesį, kai buvo paskutinį kartą Utenoje ir kai tada jau irgi nelabai kas beliko pakeisti, kai ten iki reguliariojo sezono tau lieka pabaigos 2 rungtynės ar 3. Nėra okurt biški, žinai, kai čia kaip išsiskyrė su žmona, bet lieka kambaryčių tam gyventai, dabar Vytas taip pat liko čia. Kieno buvo iniciatyva, tu pats norėjai, kad jisai liktų, ar Kestas norėjo, kad liktų, ar jis pats norėjo likti, ar jį kalbinėti, gal reikėjo?
Na, aš dar nesu įsiskyręs su žmona, tai nežinau, kaip tas būna. Ne, tai aš nelinkiu apsipykstam, tai sužinot. būna tokių situacijų. Panašiai. Ne, gal tikrai aš norėjau, kad liktų, tai čia tikrai buvo mano pasiūlymas 100% ir mes jau patį pirmą vakarą apie tai kalbėjom. Bet taip, sakau, pirmos kelios dienos gal buvo šiokios nejaukios ir kai kam buvo galbūt netikėta, kad čia toks sprendimas buvo paliktas ir Vytui galbūt persikvalifikuoti į tą kitą poziciją ir man šiek tiek požiūrių kitaip jį, bet aš sakau, mums užteko kelių dienų ir aš manau, kad aš nežinau, ką Vytas jaučia ir man sunku kalbėti jo lūpomis. Bet bent jau iš mano pusės tai tikrai tas bendravimas yra ir kad ir šiandien mes tikrai pajokavom gana daug arenui iš visokių ir mūsų pačių nesėkmių ir visko, tai viskas ten yra gerai, jie bendrauja, žmonės bendrauja, įsiliejo į štabą, tikrai Vytas padeda daug Kęstui ir nemanau. Aš suprantu daugiau mažiau apie ką tu kalbėjai, apie tą situaciją, aš žinau tam tikrų žmonių, kurie panašiai ir gyvena, bet gal ne. Nežinau, gal ne. Bet pirminė jo reakcija nebuvo, kad gana man šito Juventuso, davai, aš palsėsiu nuo jūsų, žinai. Nereikėjo įkalbinėti, jis pas norėjo pasilikti. Mes kalbėjom, tarkim, viskas užtruko parą. Tarkim, apie Neilgai. parą kažkur. Sakiau, su komplektacija gal buvo kažkokių klaidelių padaryta. Dabar šiaip galvoju, nebuvo rizikinga Vytui duoti ir sporto direktoriaus pareigas. Bet man reikia žmogaus klube, aš visą laiką sakiau prieš Gintui ateinant, kad man reikia žmogaus, kuris išmano sporto virtuvę. Aš turiu savo nuomonę, aš šiaip turiu savo nuomonę visais klausimais, dažniausiai, bet ir sporto klausimais taip pat, bet aš tikrai nesijaučiu toks kompetitingas visiškai, kad aš galėčiau komplektuoti komandą vienas. Ir man reikia žmogaus, kuris būtų tas, sporto žmogus. Taip. Praeitą sezoną buvo Oliveris, Gintas, buvo Vytas, jie trysia dirbo. Šiais metais, praktiškai viską atidam vienam Vytui. Ta komplektacija, tai gal ir jam buvo šitoje vietoje sunku, gal, aišku, jie ten bedravo su savo štabu, aš ten kažkur įkišdavau savo tą trigrašį šiek tiek. Bet ne, aš nemanau, kad tai buvo kažkoks blogas sprendimas, nes man tokio žmogaus vis tiek reikia. Nes čia, žinai, dabar buvo tokie atleistas Vytas ir tada, žinai, diskusijos. Tai jis lieka sporto direktorium, nelieka, kaip tada čia išeina, žinai, irgi tokia keista situacija. Situacija iš tikrųjų keista ir... Šiuo man atrodo panašiai buvo, kai Kairį Rytas atleido, man atrodo, jis buvo ir sporto direktorius, tuo metu irgi buvo taip, kad vos ne. Tai ir sporto direktoriaus ieškoti reikia kažkas tokio. Gal. Mes susitvarkome kol kas tikrai, Vytas, jisai visą laiką deklaravo, kad jis nori būti treneriu ir sakė, jo aistra yra treniravimas ir jis nori būti treneriu, tai tas sporto direktoriaus ta pozicija jam buvo tokia, prikabinta mano šiek tiek, kad padėtų tą darbą daryti. Tai... Nemanai, kad užtenka, pavyzdžiui, tiesiog pasisamdžius trenerių, jam plius minus tą užduotis, žinai, patikėti, kad jis savo plius minus susirinktų ir tada nebūtų gal tai būtina turėti taip jau. Bet to negali irgi užkrauti visko ant trenerio. Pernai, pavyzdžiui, Oliveris nužiauriai daug dirbo ir jam visai pats sakydavo, akis baigė išvarvėtai. Treneris vis tiek turi. Bet dabar tas pats išėjo. Dabar tas pats išėjo, bet dabar Vytas, vis tiek jis jau tą darė, kaip pasakyti, jisai ir pernai metais daug bendraudavo su agentais, jisai turėjo daug informacijos, jisai buvo susirinkęs, jisai ir dabar seka labai daug, jis domisi tuo dalyku. Tai, nežinau, čia toks diskutuotinas klausimas. Mes pabandėm šitą modelį, bandėm jį prie Žydriaus. Prie Žydriaus, aišku, gal ten buvo kitaip, Žydrius šis viską norėjo pasimti į savo rankas, tai bandėm tą modelį ten gal taip gavosi geriau šiek tiek, šį kartą gavosi blogiau, bet ateityje aš manau, kad mes tiek turim eiti prie to, kad mes turėsim turėti tą struktūrą su sporto direktorium, vėlgi, aš pats esu laikinai einantis tas pareigas direktorius, man savivaldybės tarybos pozicija neleidžia eiti to direktorium ilgai, tai vėl reikės kažką spręsti, kažkur kažką daryti. Tai... Turit kažkokių opcijų? Sezoną tai baigsim taip, kaip baigim kažką. Pakeisim į laikinai einantį pareigas, o paskui vasarą tikrai turim susidaryti tą struktūrą, nes ir man pačiam tai yra per daug šiek tiek ir paskui kitiem užkraunam, tai turėsim vasarą tikrai sumodeliuoti tą ir administracinę struktūrą, nes jeigu mes turim ten tą trenerių štabą, visą neblogą mediciną ir taip toliau ir panašiai, tai tas administracinis mūsų korpusas tikrai atrodo silpnokai, tai vasarą manau, kad po šio sezono turėsim imtis veiksmų ir tenai. Bet kol kas Vytas lieka šitam, pareigose sporto direktoriaus.
tarkim, Ne. taip jis padeda mums dirbti tą darbą. Šiaip sakai, kad niekada neužveri durų, žinai, Vytui, kad dar kartą gal kažkada parizikuosit. O šiaip rizikuotum dar Kodėl reiškia parizikuosit? Ką reiškia parizikuosit? Kodėl tai rizika? O jau paėmus kažkam, tai ten mažiekiam šeškų jau nebuvo rizika, ar ne? Visą laiką yra rizika, Visą gyvenime laiką yra, visur būtent visą rizika. laiką yra rizika. Šansą duosit, Taip, vadinkim va, taip. labai gerai. Va. Bet šiaip dar kart imtumai samdyti su tiek be patirties esantį trenerį, matydamas, kaip komanda galbūt tai reaguoja, ir kai kurie žaidėjai tai reaguoja, nepaisant tų visų teorijų grožių. Bet tada komplektuočiau kitaip komandą. Kuo čia taip? Kuo manai Rinkčiau tas skiriasi? žaidėjus tokius, kurie norėtų įrodyti kažką, kurie būtų alkani. Taip, kai daro Jonava, Jaunesnius? pavyzdžiui. Mat, Jonavos modelis yra puikus pavyzdys. Tada daryčiau šiek tiek kitaip. Nes mes šiemet tikėjomės, kad tie patyrę žaidėjai padės Vytui, jie taps komanda, tarkim, patyrę žaidėjai, jaunas treneris, jaunas, ambicingas, energingas treneris, o gavosi visiškai atvirkščiai kitaip. Tai tada jeigu dar kartą, kaip sakai, duočiau šansą tokiam jaunam, mažai patirties turinčiam treneriui, tada visiškai kitaip formuočiau komandą. Dėl to specialiai rinkais dabar Kęstą, kuris yra, sakykime, kardinaliai kitas, žinai, variantas. Tai aš tą pasakiau interviu, kad jeigu reikia autoriteto, gerai, mes atvedėm autoritetą. Esminis buvo kriterijus, Be ne? abejo. Taip, prašau, jūs dabar turėkite autoritetą. Jeigu jūs netikit tuo treneriu, ką sako, tai jeigu jūs jau Kęstu netikėsit, tai aš nežinau, aš neturiu ką daugiau atvežti Lietuvai. Ką dar aš galiu atvežti? Užsieniečio tikrai dabar nenorėjau ten ieškoti, nes vėlgi laikas spaudė, o kol surinksi visą feedbacką, kol viską ir užsienietis vėlgi yra katė maiše, aš net Oliverio neskaitau užsieniečių kažkokiu nelaikau, nes jisai vis tiek buvo Lietuvoje daug metų, tai man teko paskambinti Motiejūnui, pakalbėti ir viskas buvo aišku, daugiau mažiau apie jį. Ten paskambinti į Bayerną paklausti ir tiek. O dabar rinkti kažkokį trenerį, siunčia jų, Jėzau, tie agentai tų trenerių siunčia ten kalnais, bet tai... Elijas Zūras sagavai jisai? Nežinau dabar. Čia visą laiką, kiekvienais metais einamas, į spamą jau turėtų eiti jisai. Čia geriausiai vienas, atsimenu, toks nukreipimas šiek tiek, čia pernai metais ar užpernai atsiuntė vienas kažkoks treneris, graikas berods, ar turkas gal. Ir sako, jeigu jums reikia, paskambinkit Atamanas ir dar kažkas. Tai galvoju, plema, kaip gaila, kad Atamano numerį neįsisaugiu, dabar nežinau, kur tas emailas dar rašiau, ar ne, bet būtume paskambinę Atamanui ir paklausę. Sako, paskambinkit Atamanui apie mane paklausę. Tai va, tai tų trenerių užsieniečių siunčia, tikrai daug, bet nenorėjau šito sprendimo tokio, nes būtų užtrukę per daug laiko, čia reikia čia ir dabar. Tai Kęstas buvo tas variantas, kuris man atrodė logiškiausias, optimaliausias. Na ir sakau, jeigu mūsų komandai reikia autoriteto, tai prašau, dabar mes turime autoritetą. Pažiūrėsim, kokio pasiteisimo dabar reikės. Kokius ieškosim dabar pasiteisimą. Realiai tų kandidatų daugiau ir neturėjai, ne, kaip suprantu, nelabai ir tokia. Gal ir būčiau radęs, jeigu būčiau ieškojęs, bet kadangi po pirmo pokalbio viskas taip pakrypo gana teigiamą linkmę, tai neieškau daugiau. Kaip manai duos tas autoritetas, bus argumentas dabar? Na, visų pirma, mes dabar turim surinkti komandą, nes mes dabar vėl įsibarstę esam, tai turime surasti 4 numerį, žiūrėti, ar dar modeliuosim, ar nemodeliuosim komandą, ar dar ieškosim kažkokių keitimų, bet aš tikrai nenoriu daryti sprendimų, pakeičiant 3 žaidėjus iš karto, paleidžiant ir tada ieškant. Ne, mes viską darom. Noriu, kad viskas vyktų sistemingai. Pirma, 4 numeris, o paskui žiūrėsim toliau, kaip permodeliuoti. Tai kai mes sumodeliuosim tą komandą taip, kaip nori Kęstas, kai mes surinksim tą komandą tokią, kokios nori Kęstas ir kai mes padirbsim su tą komanda bent jau kokią porą savaičių, tada mes pamatysim, ar duos ar neduos. Dabar tai čia nereikia tikėtis turbūt kažkokio stebuklo, kad dabar paimsim ir pradėsim žaisti kažkokį wow krepšinį. Galėtum daug pokyčių padarytum, prašluotum daug? Padaryčiau kelis dar. Žinai, ir tas, kai sakai, ką podcastai, žinai, šnekėjo, tai kaip šnekėjo apie Buzo trapę kėdę, taip šnekėjo, kaip čia yra, žinai, pajėgiausia sudėtis Utenos miesto istorijoje, kur kardinaliai, žinai, tas, sakykime, negatyvų čia yra ekstra pozityvų. Tai užkrovė kažkiek komandai, man ir šitas. Gal neužkrovė, gal užliuliavo šiek tiek, aš nežinau, bet aš visą laiką sakiau ir kiek interviu sudavęs, aš sakiau, kad ar tai yra geriausia sudėtis, mes pamatysime pavasarį. Taip, dabar, kad jinai brangiausia, taip, aš galiu neslėpti, jinai tikrai brangiausia su laikų Juventus sudėtis.
Bet ar jinai geriausia, aš niekada taip nesakiau. Man geriausia sudėtis yra 14-15 metų, kuri laimėjo medalį LKL, vienintelį LKL medalį, kurį turi Juventus klubas. Tai ta sudėtis yra geriausia, buvo ir bus geriausia tol, kol neatsiras kita, kuri pagerins ar bent jau pakartos šitą pasiekimą. Tai kad šita sudėtis geriausia, nu tai čia nežinau, jeigu tau kažkas pasako, kad tu geras ir tu pradedi galvoti apie save taip, kad jau tu geras ir tada gauni nuo visų į kailį, nu tai čia jau vėlgi, tada jau čia reikia pačiam išvadas darytis. Nežinau, nemanau, kad turėjau užliuliuoti čia tokie dalykai, bet gal kažką ir užliuliau. Turėjai idėjų Toro nebepirkti bileto iš Puerto Riko atgal Lietuvą? Jūs pats nusipirko, man nereikėjo pirkti, jam federacija nupirko, tai čia jau jo reikalas. Na, Toro nėra toks blogas žaidėjas, kaip jis atrodo čia, bet aš nelabai suprantu tik vieną dalyką, aš nelabai suprantu šio laikinim technologijom esant, kaip žmogus gali atvažiuoti kažkur pasirašyti kontraktą ir po mėnesio tapti nepatenkintas aplinką, kurioje jis yra. Tai, kas jam netinka? Nu, vėlgi, kaip ir miestas sakiau, netinka. miestas mažas. Tas pats klasikiniai. Jis nori žaisti Rygoje, galbūt nes jo draugė Rygoje, jam čia važiuoti reikia, nors iki tos Rygos yra 2 valandas, jūs sėdi ir nuvažiuoji. Galbūt rungtynių per daug, retai gali nuvažiuoti. Tokie dalykai, ten mašina, butas ar kažką, jeigu tau netinka mašina, aš žinau, tu tikrai uždirbi pakankamai didelius pinigus, paimk ir išsinuomok. Žinau, aš atvažiavau Uteną, gyvenime nesu prašęs, kad man ten nupirktų kažkokį indą ar kažką, nors man ten nuomo būtų irgi kurį laiką, kai aš iš Kauno atvažiavau dirbti. Bet aš niekada neprašydavau jokių kažkokių ten buitinių daiktų ar kažko tai, nors mano alga buvo tuo metu 200 litų. Tai, ką žinau, mentaliteto klausimas. Ir nusipirki. Tai čia, jeigu tu kažkuo esi nepatenkintas ir tą parodai žaisdamas pusė jėgos aikšteliai, nu, tai aš kaip ir sakiau agentui, tai sakau, jeigu jis čia nepatenkintas, o mes negaunam to, ko iš jo norim, tai paspauskim rankas, pabučiuokim į žandą viens kitam ir viso gero. Nu, tai kam kankinti vienam kitus? Bet ne, jie to nenori, nes gauna atlyginimą ir jiem kaip ir gerai. Tai čia va toks dalykas. Bet tai čia toks, žinai, trumpalaikė vizija, tai o tai tu galvoji, tai prasme, aš jo žodžiai, žinai, kalbant Toro vietoj, kad tu sėdi galvoji, kad gerai, po tokio mano sezono, tokio pasirodymo čia labai geidžiamas, žinai, būsi kitų, nu, naivu gal, žinai. Rinka yra tokia, kokia yra, ir rinkoje didelių žmonių tikrai nėra, ir kad Tai jis tik gaus tai darbą, tai gelbėja. faktas tikrai gaus darbą. Ar jis gaus už tokius pačius pinigus? Greičiausiai ne. Tai tas irgi, aš kartais sėdėdamas irgi galvoju, nu kodėl jisai taip elgesi, nu ateik ir padaryk, nu padarom darbą. Nu, jo labiau, kad niekas jo nespaudžia, niekas jo neatleidinėja, bet nu, kiek galima taikstyti su tam tikrais dalykais, kai tu matai, tau užtenka pažiūrėti video, kaip žmogus žaidė pernai, užpernai tam tikrose vietose, tam tikrose lygose. Gerai, aš Latvijos sesijos lygose negaliu sakyti, kad tai reikia imti kaip indikatorių, bet dabar į čempionų lygą, kur žmogus žaidė tikrai su visa kita energija, su visai kitų užsidegimu, su visai kitų visko. Ir čia jisai tiesiog slankė po aikštelę. Tai nežinau, gal grįž po Puerto Riko, gal dabar pabuvo namuose šiek tiek, gal grįž kitą energiją. Gal kažkiek pasikrovė tas batareikas, ir pažiūrėsim, kaip jis atrodys toliau. Bet jeigu jis neatrodys toliau, tai aš čia nenoriu apsimetinėti ir sakyti, kad dabar, oi mes čia džiaugiamės, kad jis gerai žaidžia. Ne, jis nežaidžia gerai. Ir mūsų netenkina taip, kaip jis žaidžia. Ir jeigu jisai žais toliau, tai mes taip ir toliau, tai mes priimsim tikrai tam tikrus sprendimus ir viskas. Ir taip kainuos kažkiek mūsų būt pinigų, bet ką darysi, jau geriau bent tada paimsime kokį jaunesnį, mažiau talento turinti ar mažesnį, netokį gražų CV, tarkim, turinti žmogų, bet jisai gal atiduos maksimą aikštelį, nes dabar, tai nei jis patenkintas, nei komandos draugai patenkinti, nei treneriai patenkinti, nei žiūrovai patenkinti, nei mes vadovai klubo patenkinti. O to sprendimo mes, kiek čia jau 3,5 mėnesio ar nepraėjo, ir mes jo niekaip nerandam, kaip tą situaciją išspręsti. Ir tai individualūs pokalbiai ir komandiniai pokalbiai vis tiek nepadeda. Tai jeigu nepadės tie tokie, kaip sakant, švelnios priemonės, mes eisim man. Tiesiog nupirksit bilietą į Rygą. Nuvešiu pats. Ne per gerai? Nuvešiu. Alus pigesnis. Tai... Klausyk, įdomus, man atrodo, fruktas buvo Milleris. Kai aš su aš šnekėjau, aš to nerašiau tekstą, bet buvo, kad treneriai čia neįdomu, žinai, ką aš sakau, čia toks, žinai, atvažiavo, mes aš šnekėjom gal praėjus savaitę, kaip iš čia buvo, jis jau turėjo pretenzijų, kad treneriai neįdomu, ką jisai sako, jaučiam tas negerai, anas negerai, po to žiūrėk, baigėsi Millerio kontraktas, jis tribūnose dar ten sėdi, ko jis ten sėdi.
Kas jis per variantas? Turėjom tam tikrų nesutarimų su agentu dėl kontrakto to nutraukimo, nes ir buvo trumpalaikis kontraktas, bet dėl nutraukimo, tai jisai sakė, kol mes nesiaiškinsim, aš neišvažiuosiu, o man jisai nemaišė irgi, tai sėdi, tegu sėdi visi namuose. Būta paliko pakankamai tvarkinga, nieko nenusiaubė, nieko nesugadino, nesulaužė. Už tai ir ačiū. Tai jo, tai aš labai didelių pretenzijų jam irgi neturėjau, tai sprendėm tos klausimus, bet faktas, kad tai buvo aikštingas žmogus, pakankamai aikštingas, bet aš gal sakyčiau, didesnė problema buvo ne jo bendravime, bet tai, kaip jis įtraukdavo komandos draugus, kaip jisai tos kitus amerikiečius, kitus legionierius, kaip jisai įtraukdavo juos į tą savo tokį, kažkokį, nežinau, nepasitenkinimo viskuo liūną ir paskui privesdavo prie to, kad ir kiti žaidėjai tapdavo tokie irgi nepatenkinti kažkuo. Tai toksai žmogus, kur yra tokių žmonių, būna tokių krepšininkų, kurie savo tą energiją, jie gali arba sugriauti, arba labai padėti. Aš kaip pavyzdį paimsiu, gal neįsižeis, Tomas Lekūnas, pavyzdžiui. Lekas lygiai toks pats. Mes su juo sėdėjom kažkada ir, kai tam po Žydriaus išėjimo. Ir sakau, Lekai, man reikia tavo pagalbos, nes tu esi tas žmogus, kuris gali arba sugriauti, arba pakelti labai gerai tą visą emocinį foną, viską. Ir aš, pavyzdžiui, Lekui esu labai dėkingas po to, tikrai. Po to mūsų pokalbio aš neturėjom jokios pretenzijos. Jisai tikrai rungtynių metu visada būdavo pozityvus, motyvuotas, visada su to rankšluočiu viską. Tai, jūs tik su savo pričiūdais kitais. Tai čia visi mes turim pričiūdų, čia nereikia apie tas pričiūdus kalbėti, bet, pavyzdžiui, sakau, aš Lekui po to pokalbio neturėjau jokių problemų. Su Milleriu tas nepavyko. Su Milleriu tas nesigavo, nes tie pokalbiai nieko nekeitė. Jis vis tiek būdavo nepatenkintas, jis eina, burba, jį keičia. Man, pavyzdžiui, atrodo, kad pati didžiausia nepagarba treneriui, ir kai aš iš šono žiūriu rungtynės, pavyzdžiui, pati didžiausia nepagarba treneriui gali būti, kai treneris daro keitimą, jis kažką aiškina žaidėjo, žaidėjas praeina pro jį, treneris bėga iš paskos ir jam į nugarą kažką aiškina. Tai mano galva, tai yra pati didžiausia nepagarba, kokia gali būti treneriui. Pažiūrėkit, Žalgirį. Niekada taip nebus. Pabandytų pro Andrėją praeiti. Sustatė, pakalbėjo, apriekė, tada laisvas prašau eiti. Tai va toksai, kai bėga Vytas paskui, ten aiškina jam kažką, tai man nepatiko tokie dalykai labai, nes vis tiek treneris turi turėti pagarbą. Ir jūs galite ten viens prieš vieną kažkur tai kambaryje atėję aiškintis ten kažkokius, diskutuoti apie kažką. Bet čia, kai tave stebi ten 1000, 1500, 2000 žmonių, kai tave stebi televiziją, tu turėti duoti pagarbą treneriui. Pasakė tau treneris, sutinki, nesutinki, čia tavo reikalas. Čia nesvarbu. Atsisėdė ant suolo galvok tada, kad tu nesutinki, keikės ant savo rankšluostį kažką, nesvarbu. Bet kai treneris tau aiškina, tu turi atsistoti ir klausyti. Bet apie jį tokį feedbacką nebuvai girdėjęs, kai skambinais? Mes neturėjom laiko. Aš turėjau feedbacką ir aš žinau, kad bus sunku, bet mes neturėjom laiko, mes turėjom parą laiko pasiimti naują žmogų, kai Čilį iškrito. Iki registracijos pabaigos. Mes neturėjome laiko, žinot, diskutuoti. Tiesiog arba jis atvažiuoja, arba neturim nieko. Ir viskas. Ir mes žinom, kad bus sunku. Bet tu galvoji, ar netokių buvo? Ne dėl to. Ten aš nieko tuo metu negalvojau, nes mes turėjom tikslą patekti į Čempionų lygą. Ir tikrai, aš kaip ir tada sakiau, ir federacijai didelis dėkui, kad jie padėjo greitai tą paleidžiamą raštą gauti per tą laiką, kad mes spėjome, įtilpam į laiką. Tai ten tiesiog buvo ekstrinė situacija, kokių pasitaiko retai, bet kartais pasitaiko. Ir to ekstriniai situacijai vyko taip, kaip įvyko ir mes turėjome priimti sprendimą per kelias valandas. Ir priėmėm tokį sprendimą rizikuodami, kad gali būti blogai, bet kito kelio mes neturėjom, kitos opcijos. O Railį, manai pasteisinęs pritiniais viso? Kol kas ne. Kol kas tikrai jisai nedžia taip, kaip mes norim, bet vėlgi jis dirba, jis stengiasi, jam sunku, nes jisai nėra pirmas numeris, tai tikras pirmas numeris, jis yra tikrai tas skoreris, kuris renka taškus ir mes norim, kad jis būtų pirmas numeris, kuris vadovautų komandai. Ir kol kas taip turėjom tam tikrus progreso ženklus su Šiauliais, jau 5 rezultatyvūs perdavimai berods, jeigu gerai atsimenu. Tai jau toks tam tikras progreso ženklas buvo, pažiūrėsim, kaip toliau bus, jis dirba treniruotėse, mes stengiamės vėlgi jo tą emocinį foną irgi keisti, nes jis, aišku, irgi nėra patenkintas. Jisai ne to tikėjosi, turbūt ne tokios rolės tikėjosi. Savim nepatenkintas ar visko? Visko ir savim, ir gal rolė, jisai galbūt tikėjosi daugiau mesti, daugiau turėti tų atakų, daugiau kamuolių savo rankose ir daugiau baigimų laisvę. Čia vis tiek yra sistema, paskui yra tam tikri dalykai, kaip turi žaisti, kur turi būti kamuolys, kur turi būti žmogus. Tai mes bandom
su pirma jo tą emociją pakreipti tą gerą linkmę, o tada žiūrėsim kaip su žaidimu. Aš tikiu, kad tas progresas bus. Jis turėtų būti tas progresas. Nu ir tada matysim, patenkinti ar ne. Kaip reagavai, kai Gediminas tai sako, nenoriu žaisti dėl asmeninių priežasčių? Nu, Užuodai klastą? nu, aš pakankamai daug metų esu klube, kad suprasčiau tam tikrus Iš kur vėjas dalykus. pučia? Tam tikrus dalykus, tai pirmas klausimas mano ir buvo, kur išvažiuoji. Tai Ką atsakė? Niekur sakė. A. Sakė niekur. Bet čia aš nelabai norėčiau veltis į tą Gedimino istoriją, nes jeigu aš pasakysiu tą, ką aš galvoju ir ką aš noriu pasakyti. Turėsiu dar vieną antraštę. Ne, tai Gediminas daugiau su manim turbūt niekada nekalbės, o meluoti aš nenoriu ir nemoku, tai geriau į šitą turbūt nesivelti ir tegu Gediminas pats pirmą interviu duoda jisai pats, o paskui, jeigu aš matysiu, kad ten kažkas netitinka tikrovės, aš pataisysiu tada jau savo interviu šitos dalykus. Žinai, kas man buvo... Šiaip taip nesidaro, realiai taip normalūs vyrai taip nedaro. Normalūs vyrai susėda prie stalo, padiskutuoja, suranda kompromisą ir išsiskirsto, o nebando vienas kitą apgauti. Tai čia tik tiek. Man žinai, kas buvo keiščiausia iš to istoriją. Mes kai vasarą kalbėjome su Gediminu, jisai sakė, kaip nelabai žmoniškai, nelabai gražiai, žinai, kabelis jam pasakė, kad jo čia nebereikia, žinai, kad ten poros minučių pokalbis. Tai man keiščiausia, kad žmogus, kuris stebėjosi, kad su juo negražiai išsiskyrė, dabar nesugebėjo atvirai pasakyti, kad aš tiesiog turiu pasiūlymą iš kito klubo. Tiesiog man praėjo keli mėnesiai, atrodo, kuo tu buvai nepatenkintas pats, tu panašiai padarai dabar. Tai atrodo... Aš nepažįstu taip gerai Gediminą, aš nesu tikrai bendravęs daug prieš tai ir čia per šitos kelis mėnesius irgi to bendravimo nebuvo tiek daug, taip mes kalbėdomės, buvo tam tikrai pokalbiai, vėl tie asmeniai pokalbiai, bet aš jo kaip žmogaus tiek daug nepažįstu, aš nežinau, kas dedasi jo galvoj, man sunku diskutuoti apie jį, kokius sprendimus jam priima, ko nepriima, kokius šeima jam daro įtaką, kokius nedaro, bet sakau, šitą situaciją mes galėjome spręsti žymiai paprasčiau ir išlaikyti vienas kitam pagarbą. Nes aš tikrai jam iki šio laiko, iki to viso reikalo, aš tikrai jaučiu jam didelę pagarbą kaip žaidėjui, kaip profesionalui, kaip aukšto labai lygio žaidėjui ir man tikrai buvo labai smagu, kad jis sutiko atvykti į mūsų organizaciją. Po šitų reikalų aš tos pagarbos didelės jam nebejaučiu. Tiesiog. Aš kaip suprantu, tau būtų tiesiog užtekę, kad būtų žaidėjas ties pasakęs, aš turiu pasiūlymą iš ten, išvažiuoju, ačiū viso. Nu ir skaičių užrašęs ant popieriaus lapų. Ja. Taip, man būtų daug užtekę. Tiek nedaug atrodo. Nu, ne, taip, aš suprantu. aš Gediminui pasakiau po to pirmo mūsų pokalbio, sakau, aš pririšęs prie medžio nelaikysiu čia ne vieną. Jeigu jūs nenorit, jeigu jums blogai, jeigu jūs čia esat jau visiškai nepatenkinti, nes ten man daug buvo punktų surašyta. Išskyrus tai, kad jis turi kitą komandą, nes visa kita buvo. Tai aš nelaikysiu. Ir jeigu žmogus ateina ir pasako, kad taip yra, kad arba jūs mane paleiskit, arba aš nuo tilto nušoksiu, tai tegu jūs nešoka nuo tilto, geriau mes jį paleisim. Tai ir tiek. Bet, nežinau, man būtent to būtų užtekę. Kad atėjo, aš kaip sakau, čia ir aš, ir Žydrius daug metų prieš tai kartodo visada tą, kad vyrai susėdę prie stalo, jie turi rasti sprendimą. Tai aš manau, kad mes tikrai būtume radę sprendimą susėdę prie stalo ir išlaikę vienas kitam pagarbą tą, ką aš kalbu. Tai tiesiog. O tu, kai užžadėjau, kas per situaciją, kad čia kontraktas tiesiog rašytas, tau nebuvo minties, kad gerai, tai nepaleisiu? Ne. Neprincipingas. Todėl, kad mes ant kelių nelaikysim atsiklaupę nieko. Aš nesiklaupsiu, ne aš, nei Kęsto žodis buvo, kad mes ant kelių prie žaidėją nesiklaupsim. Nenori, nereikia. Jeigu žaidėjas nenori būti iš to organizacijoje, kuri jam duoda viską, kas yra įrašyta kontrakte, ir jis vis tiek nori išvykti, prašau, vykite. Tam tikras skaičius, sakau, užrašai ant lapo tam tikras skaičius, jeigu tas skaičius mus tenkina, mus kaip organizacija tenkina, gali išvažiuoti. Ne, nebuvo noro sulaikyti, aš nematau tikslo laikyti žmonių, kurie čia liko. Kas iš to, kad aš jį būčiau sulaikęs, jis būtų likęs ten nusivylęs, nepatenkintas ir paskui būtų mums nuleidinės rungtynės vienas po kitų. Tai ką man tai reikia? Ne, geriau tai vis važiuoja. Mes pakeisim tą žmogų, kitų žmogų. Jis to, kaip suprantu, kitus argumentus nebuvo išdėstęs ar tiesiog nieko neaiškino? Buvo išdėstęs kitus argumentus,
kurie dabar, matant visą situaciją, kaip susiklosė, atrodo gana juokingai. Po kiek laiko sužinojai, kad su Klužo Napoka esi pasirašęs? Žinau prieš pasirašant popierius. Bet kol pokalbį su juo turėjai, Žinojau prieš pasirašant popierius. Ačiū. 2 valandas kokios prieš, kad jis išvažiuoja į Klužą ir pasirašus pokalbis, dar kartą paklausiu, sakau, Gedai, tai kur važiuoji? Eima, prisiekiu niekur. Įsidėjau popierius į papkę įsidėjau į stalčių, nuėjau pas trenerius, pakalbėjom 5 minutės, parvažiavau namo, kiek užtrunka nuo arenų, dar 5 minutės. Uždėjau ant kaklį šunį, išėjau pasivaikščiot, praėjau kokias dar 3 minutės, Danas atsiunčia notificationą, kad Aurelikas išvažiavo į Klužą. Yra kaip yra. Sėkmės, kaip sakant. jautiesi kažkaip išduotas, nežinau, ar kažkas, ar nepriimi taip giliai širdį. Neišduotas jaučiuosi Apgautas, nežinau. bandytas apgauti. Čia žinot, kaip, kai tave bando kažkas apgauti, aš nenoriu čia gal tų skambių dabar frazių kažkokių, bet kai tave bando kažkas apgauti, tai man yra šiek tiek, gal ir įskaudinta šiek tiek, net sakyčiau, galbūt skaudu, kad tiek mane, tiek visą mūsų organizaciją kažkas bandė apgauti. Tai va tas man yra skaudu ir na, tiek už save, tiek už kitus žmonės, kurie dirba klube, kurie tikrai atidavė daug, nes Gedas gavo traumą pirmos rungtynės ir mes jį galėjom paleisti. Pirmos rungtynės, pirmoji treniruotė. Jo. Mes jį galėjom paleisti, jis nepraėjo medicininio patikrinimo. Bet dirbo žmonės, stengiasi, bandė, ruošė, daktarai, fizinio treneris, visi dirbo, visi darė visas procedūras. Tai man gaila tų žmonių. Manęs, kaip manęs, aš tai per visą savo gyvenimą jau užsiauginau tą skūrą. Ten prisiklausau visko ir girdžiu visko ir nematau ten didelių problemų. Bet man gaila tų žmonių, kurie stengiasi, kurie darė ir kurie gavo spjūvį į veidą. Tai šiaip taip nesidaro. O iki tol Utenoje Gedas pateisino tavo lūkesčius, ar nebuvo jisai toks, kokio tikėjotės, kad jisai bus čia? Na, tai čia vėl gali tau žaidėjas pasakys, kad manęs treneris neišnaudojo, treneris sako, kad žaidėjas toj pusėje. Taip nebuvo viskas rožiam klota. Jeigu viskas būtų rožiam klota, mes nebūtume dabar, kurioje ten 8 ir 7 pozicijoje. Faktas, kad nebuvo viskas rožiam klota ir buvo tų duobelių, buvo tų geresnių momentų, blogesnių momentų, bet aš nenoriu ten dėl žaidimo Gedui kažkokių priekaištų turėti. Jisai stengiasi to aikštelį. Ką galėjo, tą padarė, aš taip tikiuosi, bent jau, kad jis ką galėjo, tą padarė, o kaip išėjo, ten buvo geresnių rungtynių, buvo blogesnių rungtynių. Dėl žaidimo aikštelį aš priekaištų neturiu. Čia ne apie žaidimą, kaip sako, ne apie krepšinį. Kada grįžais ponas Karolis Lukošiūnas? Nu, aš labai tikiuosi, kad kai išeis podcastas jau bus žaidęs. Šiaip dėl jo, o jį manai slėdė tos visos, nežinau, diskusijos, kad va, gal pagaliau Karoliui reikia čia provarčio sezono, pagaliau gal jisai čia sužais, čia tiek metų sudėjo ant suolo, nieko neparodė, pagaliau reikia rezultato, jisai... Nežinau. Aš manau, kad jį itin slėgia. Aš manau, kad jį tai itin slėgia. Ir kiek tenka bendrauti su Karoliu, nu, aš manau, kad jis tai tikrai labai giliai į širdį, gal netgi per giliai. Aš galvoju, kad šiek tiek per giliai. Tai aš labai tikiuosi ir labai linkiu Karoliui, kad jisai nusiramintų, kad jisai tiesiog ramiai uždarytų tą savo telefonų langus visus, kur ten visi kažkas ant jo kažką rašo ir tiesiog susikoncentruotų į krepšinį, o krepšinis gali žaisti tikrai gerai. Taip, jis turi tam tikrų niuansų, kur niekada turbūt nebus labai geras, ar ne, bet, pasakykit man nors vieną metiką, kuris yra gynybinis, priminkit, nuo Bagatskio laikų, ne, kas ten gindavosi metikai. Niekas nesigina niekada. Kagetsas gynyboje geras būdavo, ar kažkas, Runkauskas, kiek aš metikų dabar mintyse galėtų. Jie visi stengdavosi, gindavosi, bet jie nebuvo elitiniai gynėjai. Tai ta gynyba tokia yra, bet, pavyzdžiui, Karolio krepšinio IQ yra tikrai labai aukštas. Tai čia niekas to negali ginčytis ir niekas dėl to negali abejoti. Tai vat, jeigu jisai susitvarkys savo tą emociją, galvą, jisai tikrai gali žaisti tą krepšinį tikrai normalių lygių, tą gynybą mes jo pridengsim, tikrai kaip nors. Kestas tikrai ras būdą, manau, pridengti jo gynybą, tai jam tiesiog reikia susikoncentruoti, nusiraminti ir eiti žaisti krepšinį ir jis tikrai jį gali žaisti gerai. Tai tikiuosi, kad taip ir bus. Psichologija, manai, jo didesnė problema negu ten kažkokia žaidimo. Neabejoju. Net neabejoju. Žinojai šitą prieš pasirašant? Ne. Ne, nežinojau.
Šitas dalykas turbūt labai sunku tokį dalyką sužinot, kai jisai tiek metų Žalgirio organizacija buvo, kuris iš jo niekas nereikalavo, žinai, nieko. Labai sunkiai identifikuojasi, žinai, kai ten gal niekas, nu, žinai, čia vienaip iš jo nori. Mes galėjom tą įsiaiškinti. Čia yra mūsų klaida, kaip mūsų organizacijos klaida. Mes tikrai šitą galėjom įsiaiškinti, bet čia ne tam esmė. Žinojom, nežinojom. Čia esmė yra ta, kad dabar mes turime žaidėją ir mums reikia tą žaidėją padaryti geresniu. Ir viskas. Ir mes turim dirbti visi kaip organizacija, žaidėjas pats turi dirbti, kad jis taptų geresnis. Tai tikrai mes tą galim padaryti ir aš net nebijau. Aš sakau, aš net nebijau, kad Karolis mums duos naudą. Tikrai net nebijau. Ir kaip sakiau, sezono pradžioje toliau galiu tą patį kartuoti. Aš tikiu, jisai grįš į tą aikštelę, susitvarkys tą savo problemas tiek su nugara, tiek su galva, tiek su psichologija, tiek su viskuo ir tada jisai mums duos naudą. O tu įmatai kaip elitiniai LKL snaiperiai ar kažką tokio, ar kai tu sakai, vad gali žaisti, nu, tipo, normaliam lygiai, tai kas tas normalus, žinai, lygis? Jis gali žaisti LKL, tikrai gerai gali žaisti LKL, aš kodėl ne, apie aukščiau, nu nežinau, vėl jam reikia gero sezono, jam reikia sužaisti vieną gerą sezoną, nes turbūt visi tik spėliojam, kokios yra jo galimybės. Mes tik tai, niekas jų nematė. Niekas jų nematė, būtent tai gal jisai gali žaisti Eurolygoje, gal jisai negali žaisti LKL, mes nežinom. Reikia, kad jisai sužaistų, susitvarkę su savim, ramiai, tiesiog ten pakvėpavęs giliai ir ką ten reikia padaryti, nežinau. Ten gal jogos meistrai ir kieno ten turėtų jam patarti, ką reikia padaryti, kad nusiraminti ir išeiti daryti savo darbą ramiai. Ir viskas, nes, aišku, jam dar ir tų metų gal nėra tiek daug, vis tiek tas toks psichologinis tas susitvardymas, vis tiek jisai su metais turėtų ateiti. Kai tu pradėsi nebekreip dėmesį tą spaudimą, kai nebekreip dėmesį tas fanų replikas. Blemba, 2-7. Ką aš čia kalbu, blemba, aš pats Kėdainiuose lipau į tribūną pasikalbėti prieš kelias dienas, tai ką aš aiškinu dabar apie tai susitvardymą. Tai. Pas ką lipai? Ai, nežinau, pas kažkokį žmogų Kėdainių, kuris pusę rungtynių riekavo visokias laidė replikas, tai aš užlipau į tribūną, atsisėdau šalia, paklausiau, ką tu norėjai pasakyti. Ką tavo sakė? Sakė, žinokit, jūsų nenorėjau žaisti. Aš nei vieno kiksmadžio jums, žinokit, nepasakiau. Čia ne jums adresuota. Baigėsi viskas. Tai, sakė, aš tik sakiau, kad jūsų treneris baltą liniją perminė. O prieš tai ten skambėjo daug visokių būdų. Tai man šiaip labai patinka tokie dalykai. Va, ten kartais aš, kaip man kokią žinutę parašo ar kažkas, kokią nors tenai, tai aš atrašau, kad prašau, ateikite į kabinetą, mes pasiaiškinsime. Man nors kartą atėjo kas nors? Ne. Dar ne. Pas mus visą laiką rytį. Tai va, būtent tai užtat aš nekreipiu dėmesį. Tai. Nekreipi dėmesį į tai. Nu, užtat per daug ir nekreipi dėmesį. Bet kartais užlipsiu į balkoną pasakyti. Ne į balkoną, bet žmogus, jisai ne ant manęs rėkia, bet jis rėkia ant mano komandos žmonių, visas rungtynės rėkia, tai, nu, kiek tai gali tęsti, o apsaugas stovi šalia, nieko neveikia. Nu, čia yra iš vis problema LKL, aš esu ne vieną kartą tą kėlęs problemą. Ir gaila, kad nu, mes į tai nekreipiam dėmesį. Į tas įžeidžiančias replikas, aš suprantu, fanų grupės, ar ne, ten yra Žalgirio fanai, Ryto fanai, jie kovoja vieni prieš kitus, ten gauna tas baudas, bet jie vis tiek kovoja su necenzūriniam skanduoti. Na, tai yra grupinis palaikymas, jie ten turi savo priešpriešas ir viskas tvarkoja. Bet kiekvienoje salėje praktiškai, aš nesakau, kad Utenoj ne. Tikrai nesakau, kad Utenoj ne. Atvažiuojam žaisti ir kiekvienoje salėje atsiranda koks nors žmogus, kuris visas rungtynės pradeda laidyti replikas, necenzūrinės. Ir mes visi nieko niekada nedarom. Čia ypač Klaipėdoje būdavo ta problema didelė. Dabar gal jinai šiek tiek apmažėjo, bet čia keli metai atgal jinai tikrai buvo didžiulė, kai tam tikra grupelė žmonių, ne pagrindiniai fanai, bet tam tikra grupelė žmonių, kurie ir dabar, matau, kartais dar būna, jie visas rungtynės tave keikia visais žodžiais. Visokiais žodžiais. Nesvarbu, po bet kokio epizodo, ar tai tu būtum treneris, ar būtum kinezoterapeutas, ar būtum žaidėjas, ar teisėjas, ar aš būdavau tuo metu atstovas spaudai, man ten rėkdavo į nugarą irgi ten, ką ten ploji toks ir toks, ir tokius ir tokius. Ir mes niekada nekreipiam dėmesį. Ir aš visada sakydavau, kad, pavyzdžiui, jūs nueikite į teatrą. Ir jeigu kas nors salėje pradėtų rėkti iš žiūrovų ant aktoriaus, kiek jisai laiko galėtų rėkti? Kiek tu lygini, nepalyginam. Kodėl nepalyginam? Mes lygiai tokie patys aktoriai. Lygiai tokie patys žaidėjai yra aktoriai, tik tai jie vaidina sportą, jie yra sporto. Ir dabar, tai gerai, tu pasakei tą repliką, viskas tvarkoja, tu vieną repliką pasakei kažkokią, bet kai tu 40 minučių atsisėdi ir pjauni visus iš eilės, visokiais žodžiais, kokius tai gali, nu tai žinokit, tai kaip be būtų, bet ten irgi vyrai žaidžia. Nu ten irgi vyrai žaidžia, jie irgi turi savo jausmų, savo savigarbą kažkokią, savo kažką. Jiegi nėra kažkokie, nežinau, ten gyvulio taip nevadini. Nu, jūs gyvūnus namuose turit nevadinatgi šuns senais savo visokiais žodžiais kažkokiais.
O ten vyrus, ar gal net ir moteris, nenori čia dabar būti kažkokia diskriminacija, tai būna ir moteris, kurios dirba, aš nežinau, gal jis mažiau replikų gauna. Bet tu visas rungtynės vadini kažkokiais žodžiais. Ir va tas pats fanas Kėdainis, jis lygiai taip pat. Jis visas rungtynės tave vadina visokiais žodžiais. Ir kodėl tu turi taikyti su tuo? Kai apsauga stovi šalia ir nieko nedaro. Aš suprantu tavo pointą, bet tai o ką tada apie Belgradą kokį šnekėt? Kur ten kas antras šaria visais visokiais žodžiais, tėva, motina, ten, ką tu nori, ten tu gausi. O mes turime į tai lygiuotis? Ne, mes bet... turime į tai lygiuotis padaryti, kad mes būtume kaip Belgradas, kad visi šartų vieni kitus. O kam to reikia? Tai ne, bet tiesiog dažniausiai, kur yra tų fanų kultūra kažkokia, tai yra. Tikrai tų keiksmažodžių irgi daug vartoju ir ten teisėjams būna kažką ten pasakai, nusisukęs ar ką, bet tu nesėdi ir nelojant teisėjo visas 40 minučių. Ne. O čia yra tokių žmonių, kurie ateina ir dabar aš net nežinau, kur mes žaidėm kažkokiose, kažkurioje salėje, nepamenu dabar, negaliu pasakyti tiksliai, bet pasako kokią nesąmonę ir dar dairosi aplinkui ir žiūri, žinai, ir girdėjo ir juokėsi iš jo, žinai. Ten kažką vėl užmeta ir vėl dairosi aplinkui ir žiūri ir šio juokis. Tai ką mes čia kažkam savivertę turim pakelti ar kažką. Tai tam tikra kultūra neturi būti ir man tas labai nepatinka ir sakau, aš esu ne vieną kartą kreipęsis į LKL dėl tų dalykų, kad mes turim tą išgyvendinti, ar jau bent jau bandyti išgyvendinti. Tai čia lygiai tas pats yra ir su internetu to pačiu. Irgi, kurie žmonės ateina, rašo, ateikit, kalbėkit pas mane, prašau, ateikit, atsisėdam prie kabinete, prie stalo, viens prieš vieną ir padiskutuokim apie krepšinį. Ne, tu žinai, kad čia kova su vėjo malūnai. Jo, bet tie žmonės labai greitai, jie daugiau netrašo niekada, kai šiam pakviečia ateiti. Tai netrašo. Ką? Tiesiog pasisikurs kitą account arba komentuos. Ne, bet aš tų komentarų ne, kur man asmeninės žinutės parašo. Aš sakau, žiūrėkit, nupirkit bilietą, mes žaisim šeštadienį su rungtynėmis, nupirkit bilietą, paremkit tam 15 eurų klubą ir tada aš su jumis mielai padiskutuosiu prie stalo apie krepšinį. Bet jie niekada neateina. Dar jau čia būna tokių, kur parašo, tada užblokuoja, kad net nebeatrašytum. Neblokuoja, gal aš nesipykstu su jais labai gražiai, neatrašau ten jokių necenzūrinių ar kažko. Tai aš gražiai tiesiog atrašau, kad jie ateitų ir pabendrautų. Aš mielai bendrausiu apie krepšinį su visais, visada. Ir sakau, žmona ant manęs pyksta, dažniausiai sako, tai neįmanoma į parduotuvę išeiti, nes aš ten tik įeinu pro duris, kažkas mane pasigauna ir kol nevažinėja visas parduotuvės su to vežimėlio, aš ten prakalbu visą tą laiką. Aš esu pasiruošęs bendrauti apie krepšinį, bet protingai. Paskutinis dalykas, jeigu dėti reikėtų stavkę, kuriai, manai, vietoj finišuos Juventus pagal gynybą LKL po sezono? Aš negaliu to daryti, mes pasirašom kiekvienais metais deklaracijas, kad mes nedalyvausim lažybose. Tai čia neformalios lažybos. Aš negaliu to daryti. Spėjimas. Tikrai manau, kad būsim penketukė tų, kur mažiausiai prasileidžia. Manau, kad tikrai būsim tenai. Nes... Tu manai, kad turi šitą komandą galimybių gintis? Vienos skylės gynybai mes jau nebeturim, tai reiks užlopyti kažko. Tai jeigu mes paimsim kažkokį šiek tiek gynybinį, tai jau bus kitaip. Žiūrėsim, ką toliau. Jau pliusas, tai jau pakelsim kokiu laipteliu į viršų. Jeigu padarysim dar tam tikrų korekcijų ir pavyks pataikyti su tam tikrai žaidėjais, tai galim ir dar aukščiau būtų. O jeigu pasitems tie, kurie yra dabar komandoje, jiems uždės kažkas toną ir jie pasitems dar labiau, tai dar geriau bus. Čia mano žaidėjų sugebėjimai labiau, ar čia išnoravę kažkurie buvo tam tikrų momentų, pastangų klausimas labiau. Kaip gali nemokėti gintis? Man pasakai, kaip gali žmogus nemokėti gintis? Puolime, tai tu gali neturėti talentų, negali turėti judesių arsenalų, galbūt metimas tavo, ten kažkoks šleivas, kreivas, ar ne? O kaip tu gali nemokėti gintis? Kaip žaidėjas gali nemokėti gintis? Ko tu nemoki? Kojų sulenkti? Ar atstumą laikyti? Ar tam tikrą ranką? Ar žaidėją leisi tam tikrą ranką silpnąją, kurią reikia? Kurio čia vieta? Tai aišku, kad atsišniuravimas. Tai savaime aišku, jeigu mes darom, man kartais net gaila tų trenerių, jie daro tos skautingus, ten jėzau, tie skautingai po 10-12 lapų, surašyta viskas, ten turbūt nuo apatinis spalvos, iki bet ko ten viskas surašyta apie tą žaidėją. Ir tu šiandien pirmą ataką, tu vis tiek leidai žaidėjai silpną ranką. Ir tai yra į stiprią ranką, jo, į stiprią ranką. Ir mes žaidžiam su Šiauliais, ir mes per pirmas 4 atakas padarom gal 3 kartus, kur leidžiam jų Amerikoną, tą Bučananą ar kokį, mes leidžiam, jo, mes leidžiam į stiprią ranką 3 kartus. Tai kaip? Tai kur čia neatsišnuravimas? Tai čia tik atsišnuravimas yra. Taigi jie viską žino, jiem viskas išdėsta, jiem sukramtyta viskas iki smulkmenų mažiausių. Tau tik tai reikia gyventi, bet jeigu tu kažkur tai pramiegi, kažkur kažką, tai jeigu tu galvoji labiau, kaip tau mesti taškus, o ne kažką, tai tada ir vyksta tas situacijos gynybai. Tai
gintis gali visi, man niekas neįrodys. Taip, vieni silpniau, kiti geriau, faktas. Taip, aišku, kad nebus visi elitiniai gynėjai, normalu, bet kad visi gali gintis, tai čia net nebejoju. Ant to labiausiai dirbo dabar per Kestas, per šitą visą Dirbam laiką? ir ant to. Dirbam ant visko, ir ant to, ir ant derinių naujų, ir ant visko. Yra daug tikrai dalykų, ant ko dirbam, nes viską reikia gerinti, ir polime, ir spacingai. Yra daug niuansų, tik tai, kad na, gal tai nebuvo visiškai pilnavertis treniruotis, nes ir Toro nebuvo, ir Laurio nebuvo. Tai šiek tiek gal jiem reiks vytis po to, bet dirbom tikrai daug. Tie, kurie buvo, tikrai dirbo daug, darė didelį darbą ir pamatysim, kiek tas duos naudos. Laurinas, kaip manai, gerai, kad rinktiniai pabuvo, ar būtų geriau pasilikęs su komanda padirbęs? Na, būti rinktiniai visada yra gerai, tai čia normalu, čia tiek klubų yra garbė, tiek žaidėjai yra garbė būti rinktiniai ir jo labiau, kad jis nebuvo tas statistas visiškas, jisai tikrai gavo ir minučių ir visko, tai aš manau, kad jisai kaip žaidėjas turi įsikėlęs tam tikrus tikslus ir mes kalbėjom apie tai ir gal Vytas daugiau su juo kalbėjo, bet mums teko bendrauti, tai aš tikiu, kad jisai tokio dar labiau pasitikėjimo savim turėjo gauti, kai jį pakvietė į rinktinę, davė tą vaidmenį, jo labiau, kad rungtynės irgi gerai susiklostė, abiejos rungtynės laimėjo. Tai kaip ir manau, kad aišku, kad tik pliusas, tai čia visiems yra garbė būti toj rinktiniai, dirbti, žaisti ar kažką daryti, tai Lauri irgi tas pats. Tikiuosi, kad tikrai jam eis į naudą. Dabar turnyro lentelėje 7 vietoje esat, vis dar manai, kad tu ten 4 yra verta būti, turi potencialą būti, sakykime taip. Aš visada apie tai galvosiu ir niekada nenustosiu tai galvosiu, jeigu net ir likus vienam turui mus skirs 2 pergalės nuo 4 vietos, aš tiek sakysiu, kad aš noriu būti 4 vietoje, tai 4, ta prasme, tai faktas, kad mes esame įsikėlę tikslus ir mes kryptingai dirbsim ties tuo ir jeigu mums nepasieks šį sezoną, greičiausiai dirbsime kryptingai ir kitais metais, nors man tų minčių dažnai kyla, kad ar reikėtų dar tęsti, ar jau kiek galima, bet matysim, kaip bus toliau, bet jeigu būsiu klube, tai tikrai mes kryptingai dirbsim link 4. Šiaip tu atrodai neskiriamas nuo Juventuso. Kas turėjo atsitikti, kad tu sakytum viso, gana out iš čia? Jau kai matysiu, kad tas visas tiek psichologinis, tiek fizinis nuovargis pradės griauti tam tikrus dalykus, kurie man svarbus, tada turbūt turėsim atsiskirti, nes šitie, tarkim, negaliu sakyti gal pusantro sezono, bet sezonas ir vienas jo trečdalis yra tikrai žiauriai sunkus, nerealiai sunkus ir tikrai dažnai, ne tai, kad dažnai, bet kuo toliau, tuo dažniau pradedu galvoti apie tai, kad galbūt jau reikėtų užleisti tą vietą kažkam kitam ir kažką ar tai ramiau paveikti, ar tiesiog pailsėti kokį pusmetį kažkur tai kažką, tai nes, praktiškai, aš nenoriu čia nieko sakyti, bet nuo 2014 metų, kai pradėjom to direktorium, kai tapau klubo, aš neatsimenu, kad būčiau turėjęs kažkokias atostogas kažkur, tai taip, ten būna kartais išvažiuoji kažkur, bet vis tiek tu telefoną rankose laikai visada. Aš nepamenu, kada paskutinį kartą žvejot buvau nuvažiavęs, nors anksčiau žvejodavau 2 kartus per dieną, ryte ir vakare. Ir čia dabar pabandžiau pavasarį 1 kartą prie upės nuvažiuoti, atsisėdau su meškere, užmečiau tą meškerę, 1 skambutis, 2, 3, 4, pasidėjau gal pusvalandis, taip mintyse galvoju, ką čia apgaudinėjau, susidėjau tą meškerę ir išvažiavau atgal. Tai tas iš tikrųjų veikia ir veikia kuo toliau, tuo stipriau ir aš jau ir lygos vadovui sakiau, kad sakau, aš nežinau, kiek ilgai dar tas visas bus, bet kol esu čia, tai tikrai tos tikslus ir ambicijas tikrai mes turėsim ir jas turėsim maksimalias. Tikrai tas 4 yra minimalus tikslas ir žemiau kartelės mes tikrai neleisim, nes aš tiesiog nematau tada prasmės kažką daryti. Bet tu, kaip suprantu, jeigu jau nedirbtum, tai tiesiog nebedirbtum niekur kažkokį etapą, ne krepšinį, ar pavyzdžiui kažkoks kitas klubas turėtų galimybių, nežinau, tave kviesti, jau sakytum, ne, jeigu jau neutenoj, tai jau tada niekur. Čia vėl toks dalykas, kur aš nesu užsidirbęs tiek daug pinigų, kad galėčiau sau leisti nieko neveikti ilgai. Jo. Nes mano atlyginimas yra tas, kaip aš prieš tai minėjau, tų žaidėjų po to bus, kur nuo algos iki algos. Aš tikrai neuždirbu tiek daug pinigų, kad galėčiau savo sakyti, dabar aš nieko neveiksiu čia. Metus laiko aš nieko neveiksiu ir gulėsiu kažkur tai ar važiuosiu ar kažką. Tai aš turiu šeimą, aš turiu 3 vaikus ir aš negaliu taip sakyti, kad aš nieko neveiksiu ir mes dabar čia sėdėsim ir gyvensim žmonos atlyginimu.
Ne, tai aš vis tiek turėsiu kažką tai galvoti, kažką daryti, bet kažkurį laiką aš tikrai norėčiau pailsėti, aš tiesiog norėčiau atsikelti vieną rytą ir neturėti problemų. Nes dirbant krepšinio komandos vadovu, tai yra nuolatinis problemų sprendimas. Tavo darbas yra nuolatinis problemų sprendimas. Nes tau visada trūksta pinigų, nes gal tas biudžetas tavo ir sustiguotas viskas yra, bet tau trūksta visada tų apyvartinių lėšų, nes visi, čia jokia nepaslaptis, kad visi klubai daugiausiai gyvena iš savivaldybės pinigų. O savivaldybės pinigai ateina kada? Geriausiu atveju kovo pradžiai. Taip. Ir kai tavo biudžeto dalį ten sudaro, pavyzdžiui, kokį 40% savivaldybės pinigų ar ten 45%, bet visko tau reikia tai sezono pradžiai. Aprangas tu turi įsigyti sezono pradžiai, ten visą inventorių, kurio tau trūksta, viskągi tu turi, bilietus visokius legionieriam, viską. Ir tie pinigų srautai, jie nuolatiniai, tikrai nuolatiniai yra trūkumai tų pinigų. Ir tai yra didžiulis darbas su tiekėjais, su visko, nes nuo 14 metų, tu aišku čia, bet nuo 14 metų mes, aišku, iki 14 metų irgi, tai nesau, kad čia iki 14 buvo blogai, o kai aš atėjau, čia gerai pasidarė. Ne, iki 14 irgi buvo tas pats, bet mes neturėjom nei vieno teismo posėdžio. Kažkokio nei vieno, niekas mums nepadėkė, man stoliam niekur, nes visą laiką tu kalbi, tu stengiasi, tu eini, bandai, laviruoji, tam kažkur sumoki, kažkur tam nedamoki, kažkam tada sumoki. Tai tie dalykai, jie tikrai vargina labai. Jau aš nekalbu apie visas buitinės problemas klube, kur praktiškai, aš dabar sėdžiu kabinete, aš net pasitarti neturiu su kuo, realiai. Taip yra valdyba, yra valdybos pirmininkai, bet jie nesėdi visada čia šalia. Tad reikia ieškoti, važiuoti pas juos, skambinti kažkur. Tu realiai net pasitarti neturi su kuo. Ir kai tau reikia priimti sprendimą, tu sėdi ir galvoji, ar tai geras sprendimas ar ne. Ar daryti taip, ar nedaryti. O gal taip daryti, o gal taip nedaryti. Tai tie dalykai iš tikrųjų vargina ir dar kai tu pralaimi rungtynės po to, tas viskas kaupėsi. Ir aš neneigsiu, aš nemeluosiu, jeigu ne psichologai, tai man iš vis būtų ragas turbūt senai jau. Tai aš tikrai pas psichologus periodiškai, pasikalbu, išsikalbu, gal ten tų patarimų aš labai daug ir negaunu kažko, bet įsikalbėti, pasikalbėti. Ir vėl tu kitom akim pradedi žiūrėti į tą darbą su naujom jėgom vėl eini. Nes taip tikrai galėtų ir stogas pavažiuoti. Tai užtat tas nuovargis tikrai jaučiasi. Ir kai baigėsi sezonas ir kai visiems atrodo atsiranda atostogos ar kažkas, tau yra dar didesnis darbas. Nes tu kitą dieną po paskutinių sezono rungtynių, tu kitą dieną jau pradedi ruoštis naujam sezonui ir tau reikia vėl suderinti butus iš naujo, vėl eiti per visus rėmėjus, vėl derinti pinigus, o biudžeto tau reikia čia ir dabar, tau reikia greitai, nes tau reikia jau pradėti rinkti komandą, formuoti žaidėjus, nes tu negali laukti ten 2 mėnesius ir tik tada pradėti dirbti. Ir vėl viskas tas sukasi, nuolatinis tas dalykas ir ateina langas, vėlgi, teoriškai gal ir būtų galima išvažiuoti kažkur atostogų, bet kaip aš paskui pažiūrėsiu žaidėjam į akis, kai jie dirba treniruotėse plušą, o aš guliu prie jūros kažkur, tai vėl negali. Nedarysiu taip niekada. Tai vėl toksai dalykas, niuansas. Vieną kartą išvažiavau per langą, tai paskui ten turėjau iš savo buvusio kolegos priekaištų ilgai ir nuobodžiai, kad palikau komandą. Tai taip. Tai daugiau jau nebedarau tų dalykų. Tai bet čia, žinai, nėra tas momentas, kur kažkokį balansą turi rasti. Negali visą laiką galvoti, ką apie mane pagalvos, nes jeigu, bet komandos vadovas yra tiek išsekęs, kad, jam gal reikia pakeisti ir aplinką ir dar kažką, negali visą laiką galvoti, kad tik tai, kad tik komanda nepagalvotų, kad aš išvažiavau, jie dirba. Krepšinis yra komandinis sportas ir ten nėra tokių, kad individualybė kažkur kažkas, o jis važiuoja, mes dirbam. Ne, tai yra komanda. Jeigu mes visi darom kaip komanda, mes ir darom kaip komanda. Jeigu sunku visiems, tai sunku visiems. Jeigu visi dirbam, tai visi dirbam. Būtų gerai, jeigu ir žaidėjai taip galvotų. Visi. Aš negaliu lysti kiekvieno galvo, bet aš galiu bent jau padaryti nuo savęs, kas yra geriausia, kad komandai būtų geriausia. Tai užtat ir ieškai tų sprendimų. Aš galiu neimti galvą, turbūt galėčiau, ar ne? Galėčiau, nesukti galvos, kad gal tegu vėluoja algos, ar ne? Tegu vėluoja mėnesį, pusantro, ir kas ten pas kontraktus, kiek ten 45 dienas gal vėlavimas yra iki pirmo įspėjimo dažniausiai. Tegu vėluoja. Bet aš nenoriu to daryti, aš noriu stengtis, aš sėdžiu, suku galvą, važiuoju pas vieną rėmėją, prašau, gal tu gali anksčiau pervesti ten tas, gal taip, reguliuoti tos pinigų srautus, kad viskas būtų taip, kaip turi būti. Ir tie dalykai, aš kaip sakau, dieną nuvažiuoju pas rėmėją, prašau pinigų, tada einu į tarybos posėdį kažkokį, tada grįžtu, kostiumą nusivilkus ir vilku treningus ir einu plakatų po miestą kliuoti.
ką darysi, toks gyvenimas. Tada stendus angražas tas vežioju, tada baigęs rungtynės važiuoju surenku, tada vėl pabendrauju su meru kažkur tai po rungtynių, tada važiuoju stendus surenku, nu ir taip sukasi tas ratas, ką daryti. Multitaskinė. Bet tokia organizacija, užtat aš ir kaip prieš tai minėjau, kad ko gero reikėtų jau tą struktūrą klubo šiek tiek biški pergalvoti, nes nebejaunėju, tikrai man to 40, o man jau atrodo, kad 40 yra pakankamai nemažai. Tai Kai kurie dar krepšinį, atsiprašau, žaidžia. Ne, tai jie gal gyvenimo būdą kitokį veda šiek tiek, tai jie maitinasi sveikiau. Tai va, tai manau, kad darosi sunku ir kartais tikrai būna tokių momentų, kai galvoji, kad gal jau gana, gal jau kažkur paprasčiau, gal kažkur ramiau, gal kažkur. Žinai, kaip man atrodo, tai žmonėm, kurie daug metų įpratę dirbti krepšinį ar kažkokiam kitam sportui, atrodo, kad jo gana, žinai, va čia jau sėdėsiu kažką dirbti ramiau, jaučiu praeitų porą mėnesių, galvotum, lemba trūksta, žinai, ir to, ir ano, ir 5, ir 10, nebėra, labai mažai darbų turbūt yra, kur emociją gali kažkokią gauti. O čia yra tas dalykas, kuris tą emociją duoda, ir turbūt to pritrūktų kažkurio metu. Gal, bet, pavyzdžiui, aš galiu imti, tarkim, iš paties krepšinio žaidimo. Aš niekada nežaidžiau profesionaliai krepšinio, bet žaidžiau į gana daug. Tikrai gana daug to krepšinio žaisdavau, kažkur tai ten visose mėgėjų lygose, Uteno ir panašiai, eidavau su chebra vakarais. Ir aš 22 metų gruodį, kai pabaigėm sezoną ir aš daugiau nebejau ir nežaidžiau iš vis krepšinio iki praktiškai šių metų, va, kažkur tai šis nežaidžiau, nei kartų. Ir šiemet vėl čia, mūsų jauni treneriai sako, davai, varom čia pažaisim, atkuriam tą miesto lygos komandą. Ir aš nuėjau, viskas, mes atkūrėm, aš atbėgiau tas 30 minučių ir aš atsisėdau po rungtynių, nuėjau rūpnės, o hebra, aš nebejaučiu jokio kaifo. Absoliučiai jokio kaifo, žaisdamas krepšinį, visiškai. Taip, ten pamėtyti su vaiku kažkur tai kažką, tai, bet žaisdamas krepšinį nebe jokio, visiškai malonumo. Ir aš manau, kad ateis tas laikas, kai tu nebejausi ir iš vis nuo to krepšinio to malonumo. Tai kada jis ateis, aš nežinau, bet kai jis ateis, turbūt po tų 2 mėnesių aš tikrai nesakysiu, kad aš jaučiu tą didžiulį malonumą. Bet dabar dar viskas gerai, dar laikomės ir aš tikrai padarysiu viską. Iš savo pusės, sakau, kiek aš būsiu čia ir ar metus, ar 2, ar 3, ar dar kažkiek. Gal 20 būsiu. Gal 20, aš tikrai padarysiu viską iš savo pusės, kad tas klubas būtų, turėtų tikslus ir būtų ta stabili organizacija, ir kur norėtų žmonės atvažiuoti žaisti ir kur išvažiuodami žmonės nekeiktų, kad ten nebuvo to, žadėjo tą, o nebuvo to. Tai štai mes ir stengiamės, ką pažadam, tą ir duoti, o tas reikalauja daug darbo ir pastangų. Ant to gero pozityvo jaučiu ir baigsim. Rask laiko pašvajot, Rasim, žiemą tikiuosi rasiu. Žiemą paprasčiau, matai, ten gali nuvažiuoti 1 valandą kokią ir žirų daug netoli. Tai man žiemą visada labiau patinka nei vasara, tai manau, kad rasiu. Gerai, ačiū, kad užsakai, ačiū visiems, kad žiūrėt, gero sezono ir iki. Sybet. Lošimo automatai. Lažybos. Stalo lošimai. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.